Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip matot, dažnai taip sakau, bet šiuo atveju tai yra matyt labiau tikra negu tikra. Žmogus, kurio jau nebereikia pristatinėti, visi, kurie domisi nors kiek Lietuvos istorijos klausimais, matyt puikiai žino, restauratorius Saulius Poderis. Sveiki, Sauliau. Sveiki. Nu ir aišku, ne apie freskas ir kolonas mes šiandien su Saulium kalbėsim, o pakalbėsim apie, matyt, didžiausią besitęsiančią niekšybę Lietuvos istorijoje. Tai yra mūsų karalių, žodžiu, kriptos, lobio ir visų kitų dalykų, žodžiu, fiasko, kurį visai neseniai sausio mėnesį supjovė bažnyčia mūsų mylima ir konkrečiai Vilniaus arkivyskupija. Tai va, bet kadangi mes su Sauliumi jau esam padarę 2 epizodus, o taip jau yra, kad Saulius nenustoja ir toliau knisasi. Ir knisasi visur, žodžiu, kur tik tai gali, ne tik Lietuvoje, ir renka faktus, renka dokumentus. Ir į jo rankas yra patekę naujos medžiagos, kuri, kaip suprantu, tik tai patvirtina Sauliaus tą pirminę hipotezę. Ar aš teisus? Taip. Tai Sauliau, dabar tikrai, kadangi bus tokių žmonių, kurie ne iki galo, žodžiu, arba pirmą kartą, sakykime, taip matys, tai šiek tiek nušvieskim. Žodžiu, taip jau yra, kad bažnyčia visai neseniai katedroje išėmė lobį, nesilaikydama paveldosaugos, nepasikviesdama kai kurių specialistų, nefilmuodama, nefotografuodama, žodžiu, nepaviešinama visos medžiagos visuomeniai, kas buvo ištraukta, o ištraukta buvo tikrai, kad ne vyskupų liturginės taurės ir kiti dalykai, tai yra Lietuvos turtas, ne bažnyčios turtas. Tai šiek tiek tada paimam tą istoriją, žodžiu, nesenai prasidėjo 1930-ais. Galima ir taip sakyti. Jo, ir dabar jinai, aš kaip tik šiandien pasidalinau Facebook'e, žodžiu, dailininko, kuris buvo katedros gelbėjimo komitetas, ar kaip jis ten vadinosi, vienas iš narių. Ir jisai pasakoja, kad kas buvo surasta ir kas dėjosi toliau. Tai nusikeliam šiek tiek į 30-us ir papasakojam žmonėm, ką ten 30 metais norėjo surasti ir ką po to potvynis Vilniuje, žodžiu, padarė. Tai 1930 metais tai buvo tie pirmieji tokie šventimai ir paieškos Vytauto, ta prasme, kad buvo 500 metų Vytauto jubiliejus. Na ir taip jau čia sutampa, kad Vilnius okupuotas, o nepriklausoma Lietuva savo gyvena nuo Vilniaus atskirai. Žinom, kad Vilniuje palaidotas Vytautas didysis Vilniaus katedroje, bet lietuviai neturi variantų jokių čia ateiti ir kažką tai daryti, ieškoti ir taip toliau. Tai buvo suburti 2 komitetai šventimo, tai vienas Kaune Lietuvos komitetas, antras buvo Vilniaus Vytauto pagerbimo komitetas. Ir tie 2 komitetai išsikelia tikslus, kaip įprasminti šituos metus su šituo valdovu. Čia aš tave iškart pertraukiu ir noriu paklausti, lenkiškasis tas okupuoto Vilniaus teritorijoje esantis komitetas, kokie buvo jo tikslai ir kas ten, iš ko jis susidėjo? Ar ten buvo ir dvasininkų, ar ten buvo tik mokslininkai, kas ten per žmonės? Tai visų pirma, tai ten buvo šviesuomenė visa to meto. Tai tie tokie iškiliausi Vilniaus krašto veikėjai, tai Stepono Batoro universiteto, ten Dailės dabartinės akademijos, ar ne, ten, tie žmonės, kurie buvo šviesuliai tuo metu. Ir tai buvo dailininkai, Liudomiras Lendzinskis, buvo Fernandas Ruščicas, komiteto pirmininkas ir taip toliau. Boleslavas Balzukevičius buvo, kuris vėliau dirbino sarkofagą Vytautui. Ir buvo tokie išsikelti tikslai, tai pirma, tai aišku pagaminti sarkofagą Vytauto palaikams ateityje surastiems, būsimiems surastiems. Bet jie net neabejojo, kad jie juos suras, jo? Taip, tai, mes daisim iki to, kodėl jie neabejojo. Jo, tai dabar antras buvo, tai yra pagerbti Vytautą, padaryti šventę. Ir trečia užduotis, tai yra surasti istorinius duomenis apie šitą pasimetusį kapą. Ir, kiek jie ten tų duomenų surado, yra sunku pasakyti, bet
pagrindinis, ką jie akcentuoja, tai yra 1805 metais Ksaveras Bohušas, kunigas, kuris dirba katedroje. Jisai rašo kunigaikščiui Čartorickiui laišką ir mini, kad štai būdamas Vilniaus katedros prelatų labai norėjau pamatyti rūsį, kuriame yra Vytauto ir Aleksandro palaikai. Niekas man to rūsio parodyti negalėjo. Tai yra toks laiškas 1805 metų. O kodėl jis tam laiške kalba, kad jis norėjo pamatyti būtent va šitų dviejų valdovų palaikus viename? Buvo žinoma, kad jie kartu palaidoti. Kas čia per... Tai čia ir buvo visas tas intriga didžioji jiems suradus šitą laišką. Nes Vytautas ir Aleksandras guli vienoje vietoje, vienoje kriptoje. Tai buvo naujiena didžiulė. Nes šiaip apie tai, kur Vytautas dingsta, tai yra jo kapas, kur jisai, kuriais laikais jisai dingo, tai jie taip apgraibom tik tai žinojo. Tai nuo 1610 metų gaisro iki pat 1697 metų, kada Kapitula dar kartą po Maskvėnų jau invazijų visų ir sugriauto Vilniaus renkasi į katedrą, kad reikia pagerbti valdovą ir atstatyti vėl jo antkapį, ar ne? Tai vat, tam laikotarpyje nieko jie ten konkrečiai ir nežinojo. Ir čia atsiradus tokiam laiškui, o tą laišką rašo neeilinis asmuo, tai yra vienas dalykas, kad jisai tenai tarnauja katedroj, kitas dalykas, kad jisai domisi Kapitulos aktais, santraupas jų daro, tai yra žmogus, kuris istorinius dokumentus tyrinėja, jisai ne šiaip savo sako šitą mintį, jisai kažką tai radęs buvo, ką jisai radęs, sunku pasakyti, kur tai buvo parašyta, kad Aleksandras ir Vytautas gali būti vienoje kriptoje. Bet šito laiško autentika, žodžiu, ir kažkoks intencija, kaip ir aiškiai yra. Tai negali būti kažkoks viešųjų ryšių, žodžiu, reikalas. Taip, ir į šitą laišką buvo tais 30-aisiais pažiūrėta labai labai rimtai. Ką turiu omeny, tai ir Marijanas Malerovskis rašo ir mini tą laišką, kur buvo kalba apie Šalmą ir Karūną rastus Sandomiežę, tenai didžiulis straipsnis tyrimas, jį pameni šitą laišką vėliau. Šitą laišką mini Stanislavas Lorencas jau 33-aisiais rašydamas apie karalių kriptą ir taip toliau. Tai šiuo atveju tas laiškas labai rimtai jį pasižiūrima. Ir gaunasi taip, kad po to, Boleslavas Balziukevičius gamina tą Vytauto sarkofagą, jis jau beveik buvo užbaigtas maketas jo didžiulis visafigūris. Ir rugsėjo pabaigoj, ten spalio pradžioje Kapitula uždraudžia statyti Vytautui šitą sarkofagą. Čia 30-ais ar 30-ais, taip. Uždraudžia švęsti šventę ir principe viską sugadina prieš pat metinės. Bet va čia ir yra toks labai įdomus klausimas, kad planas buvo, patys, žodžiu, Lenkijos atstovai turėjo šitą planą ir po to jisai pasikeitė. Taip. Kas įvyko, sunku pasakyti, galbūt ten buvo politiniai sprendimai kažkokie iš Varšuvos duoti, aš nežinau, neradau aš ten paaiškinimo, kodėl jie tai padarė, bet vyskupas uždraudžia statyti sarkofagą, uždraudžia švęsti ir principė sugadina jiem visus reikalus tai komisijai. Ir iš tos komisijos Ferdinandas Ruščicas atsistatydina vien dėl šito sprendimo. Ir aš, kaip sakau, pradedant tyrimą su karalių kripta, tai reikia pirmą išsiaiškinti, kas yra tie geriečiai ir blogiečiai, čia taip kalbant, ar ne? Tai čia šitoj vietoj prasidėjo mano tas darbas su tuo, kas yra kas tenai, kas pliusai, kas minusai, kaip aš sakau. Tai laiko nebeliko tą šventę naujai kažkokią tai padaryti, tai buvo ten jie dar rinkosi, Vytautui turėjo paminklą pastatyti aukštutinėje pilyje priešais bokštą. Ten po to tik tai lapkričio 7 dieną, kada jau Vytautas buvo parvežtas iš Trakų į katedrą, jo palaikai. Tai tą lapkričio 7 dieną po 500 metų laikė jie mišias. Ir kaip Ferdinandas Ruščicas savo dienoraštį sako, ten susirinko visi tenai. Ir tas komitetas... O čia, tarp kitko, šiek tiek numušiu tave. Yra dokumentuota kažkokia istorija, medžiaga, kaip jį vežė, žodžiu, iš Trakų į Vilnių ir laidojo? Yra, kažkiek yra medžiagos, jo. Bet tai jie dabar
Ruščicas taip aprašo tą atmosferą. Sako, susirinko dignitoriai visi, vaivadijos atstovai, susirinko mūsų komiteto visi nariai. Ten Michalkevičius mišes laikė vyskupas ir sako, tokie visi stovi akmeniniais veidais, sako, visi tyli, neturi ką pasakyti, sako, suprantam, kad šventė absoliučiai sugadinta yra. Ir visi supranta, kas čia atsitiko. Tai vat čia man, vat, renkant šitos 30 metus narstant, man išaiškėjo tam tikri žmonės, kurie yra tie pliusai, kaip aš sakau, tie, kurie nenori to Vytauto nuslėpti. Arba nenori, jeigu jis atsirastų, kad kažkas tai atsitiktų su juo. Na ir 31-ieji, čia tas pavasaris viską pagadina, kaip sakant. Force majoras, juodoji gulbė. Taip, įvyksta tas potvinis ir, kad katedra juda, tai jau buvo 30-ais, aišku, jau nustatyta, ten tam tikri ten lūžiai, trūkiai atsitikę, jie ten stebėjo tuos visus dalykus, bet 31-aisiais tai yra ypatingai, ten portalas ten sutrūkinėja, ten paskui apie 200 trūkių atsiranda pačioje katedroje ir dėliojamos ten gipso marlės, ten tie tokie kompresai, stebima ten po kurio laiko sutrūksta ar ne, ar sienos juda ar ne. Ir akivaizdu, kad ten viskas juda ir reikia tą katedrą gelbėti. Kaip ją gelbėti, kad reikia kažką tai pakišti po pamatais, nes gruntiniai vandenys aukšti, paplauta akivaizdžiai kažkuriuose vietose tie pamatai ir tam, kad ten pakišti, reikia ištyrinėti rūsius. O rūsių niekas netyrinėjęs dar nuo Stuokos Gucevičiaus laikų, kada tą katedrą perstatė iš barokinės į tokią, kokią dabar mes turim. Ir viskas, ir tada reikia tirti kriptas. Pradedama tie didieji atradimai ir tos didžiosios invazijos tenai į tuos požemius. Nes Gucevičius, jisai perstatydamas, jisai nieko ten nekeitė. Tas, kas buvo su palaidojimais ryšium, tai viskas buvo užpilta tiesiog grūzų statybinių žemėm, ten uždėtos naujos grindys, visi įėjimai į kriptas palaidoti po tom grindim ir viskas taip ir stovėjo. Tai buvo pirma tokia didelė mokslinė invazija į katedros apačią, tai yra kas ten guli ir ką ten galima rasti. Na ir prasidėjo visi tie tyrimai nuo Kazimiero koplyčios, nes dar nuo 19 amžiaus istorikai sako, ten jau kur, bet karaliai tai būtent ten jie guli, nes tą išdavė, kad ten yra rūsys, neva tai išdavė lauke esantys užmūrinti langai rūsio, ir dabar jie yra tenai tokie apačioj fundamente. Tai akivaizdu, kad buvo čia, kurie nežino, tai čia tas katedros šonas, kuris yra labiausiai į Gedimino paminklą, žodžiu, žiūrintis, ja? Taip, tai yra ta karališkoji koplyčia katedros aikštėje. Prie katedros. Tai įdubo grindys ir pagal visus duomenis, tuos istorinius, kurie, kaip pasirodė, klaidingi yra, ten turėtų būti karalių palaikai. Bet čia reiktų akcentuoti vieną momentą, kas man labai įdomiai pasirodė, tai kad profesorius Klosas, kuris visiems šitiem tyrimam vadovavo, viename interviu duodamas, jisai mini, kad po Kazimiero koplyčią palaidota Vladislovo IV Vazo širdis, palaidota Barbora Radvilaitė ir Elžbieta Habsburgaitė, bet jis nemini Aleksandro. Tai aš darau išvadą, kad jisai susipažinęs su tuo laišku, jisai mano, kad čia galbūt kažkur atskirai tie dalykai gali būti. Tai va, ir ką, jie nuima tas grindis ir po grindimis ten altoriaus aplinkoje metro gylyje randa tas 2 dėžutės, kur Vazos širdis, iš tikrųjų visi duomenys rodo, kad tikrai ten jinai buvo palaidota, ten jie randa. Tik tai ta širdis yra su tais viduriais, atskirose dėžutėse buvo palaidota. Viena dėžutė yra suniokota visiškai suplėšyta į gabalus ir joje nieko nėra, o kita yra sudurstyta durtuvais, karių kažkokių karų apiplėšimų metu. Ir ten tokia masė, durpės masė, tokia viduje esama. O tos dėžutės buvo iš kažkokio metalo ir iš ko? Jos buvo iš alavo. Iš alavo ir tokios ganėtinai sunykę. Tai va, tai buvo pirmieji tokie atradimai. Po to kasė. Tai čia iškart paklausiu, mes turim tos atradimus vis dar kažkur eksponuojamus? Jie buvo, mano žiniomis, iki 2002 metų katedroje, karališkame mauzoliejuje, toje urnoje, bet šiandien jos yra dingę iš ten.
kaip mes žinom, kad toje urnoje buvo ir kaip mes žinom, kad nebėra? Jo, toje urnoje jau nebėra. O tai jinai dara, žodžiu, tą urną ar kaip? Urna stovi, bet joje dėžučių nėra. Iš kur tokia medžiaga? Ai, dar kažkada su Napoleonu Kitkausku dar kalba, ten irgi sakė, jau senai ten nėra, bet visi kažkodėl tai tyli tenai, nieks sako, kad yra. Čia po to prisiminsim šitos dalykus jau paskutinėje dalyje epizodo. Tai jie randa tas dėžutes, Janas Bulakas jas nufotografuoja, tai yra tos nuotraukos daug kur publikuotos ir aš publikavęs ir taip toliau. Nu ir ką, jie atsikasa tenai, randa ten visokių kaulų, tokių pavienių, ten ir gyvūnų kažkokių kaulų rado, ten žodžiu, ten toj masėje užpiltoj, bet jie neranda rūsio. Yra iškasę visą tą duobę, tiesiog jie ten mato, kad yra priplūkta akmenų ir molio. Ir reiškia 17 amžiuje, kada statė koplyčią, iš tikrųjų užmanymas buvo tą rūsį ten įrengti, bet Vazos statydami būtent tą koplyčią, jie nesugeba gruntinio vandens suvaldyti, jisai kyla ir niekaip jie ten tos hidroizoliacijos tais laikais nesugalvojo, kaip padaryti ir tiesiog palaidojo tą idėją. Ir viskas. Ir, reiškia, nėra valdovų palaikų, nors ir yra skriautų atramos, aiškiai matosi, kad buvo darytas tas rūsys, bet rūsys buvo neįrengtas. Kur valdovai? Tai buvo keliamos dvi versijos, arba jie jau viskas sunaikinti Maskvėnų galbūt invazijos metu ir mes jų neberasime jau. Ir toksai kunigas Savickis iškelia antrą idėją, kuri pasiteisino, tai yra, kad jie greičiausiai yra iškelti į kažkokią kitą garbę vietą. Ir ta garbi vieta... Čia 31 metai. 31, jo, čia yra rugpjūčio mėnuo maždaug. Rugpjūčio pabaiga, rugsėjo pradžia, tuo metu buvo tie visi dalykai. Ir jie yra iškelti į sausesnę vietą ir, aišku, garbę vietą. Tai nieko kito jie nesugalvoja, kad jie greičiausiai yra kažkur centrinėje navoje, pačiame katedros centre. Ir tiesiog reikia vėlgi ten atvėrinėti toliau kriptas ir žiūrėti, kas ten, kur ten jie galėtų būti. Na ir atvėrinėti pradeda nuo altoriaus pusės, muša skylę grindyse, lenda, tada išsimatuoja kriptos ilgį, tada vėl lenda į viršų, tą patį ilgį matuoja ant grindų ir vėl nusistato, kur maždaug antra kripta galėtų būti, vėl muša ir taip jie palaipsniui link durų nuo altorinės dalies ėjo. Ir va ten išmušus, tai kapitulos kriptą surado, tai pati didžiausia yra po altoriumi dabar esanti, apskritai katedros didžiausia kripta. Antra, jie muša katedros centre pačiam ir pataiko į kažkokį tai postamentą, kažkokį padarytą. Ir ten pagal archyvinius duomenis yra žinoma, kad tai yra buvusio Švento kryžiaus altoriaus padas kažkoks. Altorius buvo sunaikintas 1655 dar, kai Maskvėnai tiesiog čia į Vilnių atėję siaubė jį. Ir tas altorius, kaip nekeista, turėjo Vytauto vardą. Tai yra tas altorius, kur buvo aukojamos mišios Vytautui pagerbti ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra pagrindinis, tas vytautinis altorius, taip vadinamas. Nu ir po tai čia suprask nuo 14-15 amžiaus jis tenais yra. Jo, jisai yra, taip. Dabar žiūrėkit, kas gaunasi. Dabar jie suranda tą altorių, ar ne, altoriaus tą padą, į šoną toliau muša ir pataiko į dvi sienas, kurios yra permūrytos. Tai yra gotikinės plytos užmūrytos renesansinėmis ant viršaus. Kaip taip gali būti? Kas tai yra? Ir čia jau buvo penktadienis, ten rugsėjo berods 19 diena, ar 18, kad jie sako, čia kažkas tokio ir dabar savaitgalis palaukiam truputėlį ir pirmadienį eisim ir ten jau visi išmušim. Nu ir čia rugsėjo 21, pirmadienį, 8 ryto, čia labai analogijos su dabartiniu lobiu beje, ateina du žmonės, nieko be jokių leidimų ir išmuša tą sieną. Ir pašvietę žibintuvėliais pamato auksą. Tai yra ant Aleksandro galvos gale koridoriuko šviečia karūna. Bet čia dar klausimas, iš kur šitas chronologija ir šitas eiliškumas darbų, čia yra aprašyta kur?
kad žmonės suprastų, kad čia yra dokumentuoti faktai. Tai yra, ką aš jums pasakoju, tai yra iš 10 vietų surinkta medžiaga, susisteminta. Šiaip yra šitam reikalui vienintelė knyga turbūt išleista tokia, sakykime, jinai nėra iš dokumentų parašyta, bet jinai yra iš spaudos, surinktų žinučių, straipsnių ir taip toliau. Tai Zbigniew Švenč, toksai yra lenkų rašytojas, dar 90-ųjų, 93 gal parašęs tą knygą yra. Jogailaičių prakeiksmas vadinasi. Tai va, tai čia yra knyga skirta būtent mūsų šitos katedros atradimui. Tai va, tai va čia taip mes prieinam. Žodžiu, išmuša skylę ir pamato karūną, žodžiu. Taip, ir pamato ką? Jie pamato po Švento kryžiaus altoriumi suguldytus valdovus. Man iškart norisi paklausti, kiek jie ten tų valdovų pamato, žodžiu, suguldytų. Oficialiai jie teigia, kad jie mato 3. Bet čia prasideda visi tie fokusai didieji, kaip aš sakau. Tai labai jau daug tokių visokių reikalų, kurie akis bado ir negalima jų praignoruoti, tyrimą darant. Taip, mes galim pasitikėti specialistais ir šviesiais žmonėm, ką jie rašė savo dienoraščius ir taip toliau, visą kitą, bet specialistai irgi gali meluoti. Turėkite tą omeny visada. Tai čia, jeigu faktai, kaip aš visada sakau, bado akis, bet mes turim kažkokią gražią istoriją ir tą istoriją jie neįsipaišo niekaip, tai reikia ne faktus atmest, o istoriją keisti. Mes su tamsa tikrai nesiginčijam, žodžiu. Ir toliau klausom. Tai va, tai dabar tie 2 žmonės, kurie ten išmušė, tai yra Kazimieras Vilkus ir Jonas Pekša, dar turėjo savo ten tokį vitušką, tokį pagalbinuką jisai padėdavo prie statybų jam. Tai va, tai... Bet šitie, kur išmušė, kas jie tokie yra, žodžiu, jie yra architektai, kokie, žodžiu, konstruktoriai, kas yra? Pekša jisai buvo pagalbinis Lorenco, pakviestas ir Kloso, tai jisai toksai, jaunas dar buvo tuo metu ten pabaigęs mokslus tik tai ir tiesiog paimtas į katedrą, kaip mokslininkas jaunas. O Pekša jisai buvo inžinierius. Tai va, tai jie du tenai įlenda, apsidairo, pamato ant sienos karūną, pamato lentelę, grandinėlę, ten paima, pačiupinėja su tai žibintuvėliais, ten pasišviečia, mato Barboros karstą susilūžusį į 3 dalis, mato kaukolę su karūna, ir viskas, ir išsilaksto tenai. Išlenda atgal, pridengia plokštę kažkokią, kaip jie sakė, iš pradžių galvojom, kad čia reikia paslėpti viską, bet paskui matom, kad sako, čia vis tiek nenuslėpsim, visi jau penktadienį apie tai žinojo, ir išbėgioja. Tai vienas Klosą nubėgo pakviest, kitas nubėgo į literatų kavinę, ten Malerovskis pusryčiavo, pasakė, kad turbūt Vytautą radom, taip ir yra jam pasakyta. Po to visi po truputėlį renkasi į katedrą ir apie 1 valandą, gal po 12 ateina Ferdinandas Ruščicas. Kodėl jo nepakvietė, aš niekaip iki šiol neturiu to atsakymo, nes tai yra žmogus, kuris tam Vytauto komitetui vadovavo ir paskui jisai vadovavo visiems tyrimams, kas susiję su palaikais katedroje. Tai yra tas archeologinės, tos istorinės meninės komisijos pirmininkas buvo. Tai jį visų pirma turėjo pakviesti, bet jo nepakviečia, jisai žmogus sumaišęs dienas kažkaip, tai ateina, jis galvo, kad posėdis bus jo to komiteto, bet posėdis sekančią dieną turėjo būti. Jis ateina į tą katedrą, sako, žiūriu, kažkokia tai skylė išmušta grindyse ten, toj vietoj išlenda ar tai Pekša, ar tai Vilkus, sako, ir man tyliai ausį pasakė, kad mes radome tuos palaikus, kurių taip ilgai ieškojome. Tai va, tai jis rašo tai dienoraštyje. Ir po to jisai rašo, kad vėliau susirinko vyskupai, atėjo ten jau valdžia visa katedros ir visa kita, ir sako, požiūris šventikų buvo skandalingas. Tai yra, jie visą tai stengiasi suvesti iki minimumo, lyg užtušuoti. Bet mes esam kaip mokslininkai, Klosas, aš, Lorencas ir visi kiti tam, kad mes šitą didžiulę svarbos atradimą neužtušuotume tokiu būdu, ką jie ten kalba. Tai ką tai reiškia tas užtušuoti?
Tai kai mes paimam sekančius visus įrodymus, tai panašu, kad vienas skeletas buvo labai gražiai nurinktas tuo metu. Čia, kaip suprantu, tas skeletas, kuris buvo nurinktas, tai ir yra tas pagrindinis skeletas, kurio visi taip ieškojo. Iš ko galima daryti tokias išvadas? Kaip suprantu, čia yra didžioji Sauliaus gyvenimo, žodžiu, darbo dalis. Tai jeigu taip papasakot, žodžiu, kiek įmanoma daugiau, žodžiu, iš ko tokia išvada? Dabar išvada yra, pirmą pradedu, kaip sakau, geriečius, blogiečius reikėjo nusistatyti. Matau, kad mokslininkai, kurie dirbo katedroje, jie nėra tie, kurie prieštarautų Vytautui. Vytautui prieštarauja bažnytinė valdžia. Ir 30-ais, ir 31-ais. Ir mes nežinom kodėl. Taip, mes kol kas nežinom kodėl. Tai dabar kas atsitinka? Dabar nuo 8:45 ryto, kada jie išmušė, ar ne, iki 1 valandos susirenka tenai apie 15 gal daugiau asmenų. Ir Bulhakas Janas atėjęs juos nufotografuoja prie kriptos. Čia prasideda įdomus dalykai. Mes turim tą nuotrauką, tai va dabar ją čia ir įdedam. Gerai. Tai, bet čia yra visa esmė tame, kad iš tų žmonių, jeigu ten kažkas ir buvo įleistas į tą kriptą, tai vienas kitas galbūt tik tai viso labo. Visi kiti, jie ten gražiai papozavo, pasižiūrėjo prie tos skylės ir visi išsiskirstė. Niekas nematė, kas tos kriptos viduje. Janas Bulhakas pradeda fotografuoti ją tik po keletos dienų, kada jau buvo įstatytos grotos, įvesta elektra tenai ir taip toliau. Ir jisai padaro nuo kriptos įėjimo labai sistemingai, kas pusmetrį, kas metrą, kadrus apeidamas tuos visus skeletus. Skeletus ir karstus. Tai šitų nuotraukų yra archyve, bent jau tiek, kiek aš suradau, tai yra apie virš 120 padaryta. Ir 21 fotografija, jisai kaip po, tokia jau išbaigta ir meniška, jisai po ten spalio pradžioje pristato kadrus gelbėjimo komitetui. Ir vėliau tos fotografijos yra naudojamos insignijų parodoje, jau čia dar po 2 metų. Ir dabar jos yra visos in situ, visos pilnai surinktos yra Dailės muziejuje, kolekcija jų. 20. Taip, 21. Tai va, tai dabar nuo 8:45 iki 1 valandos yra pakankamai laiko, kad ten kažkokius kaulelius susitvarkyti taip, kaip reikia. Ir kad ten yra nurinkta, tai man, kad tai yra ne pirminiai paviršiai, ar ne, nors jie teigia, kad tai yra pirminiai paviršiai, Gedros gelbėjimo komitetas, bet visose tose nuotraukose aš turiu labai aukštos rezoliucijos, jas ten iki ten trupinėlių galima viską išsididinti ir išsianalizuoti, tai ir archeologai Valdovų rūmuose, kada aš dirbau, man tą patį minėjo, sako, čia taip neatrodo visą, nurinkti paviršiai yra tiesiog. Tai kaip tai atspėti, tai visų pirma, tarp Aleksandro ir šiaurinės sienos yra pakankamai vietos dar vienam karstui. Tai tai labai kruopščiai reikėjo išanalizuoti vietą, kas ten matosi. Ir ten matosi karsto dugnas, apmuštas kažkokia tai medžiaga, kažkokia, nežinau, aksomo ar kažkuo, tai kažkokia tai likučiai jo su ta medžiaga yra toje nuotraukoje. Yra kalkės, kurios sklydo išėmus Elžbietos kaulus iš jos karsto likučių nerado nieks. Tai yra sukrautyje buvo ant vieno iš tų rastų, ant kurių stovėjo karstai ten kitoje pusėje. Tai tos kalkės, kada jos dar nebuvo sustengę, jos gruntiniui vandeniui pakylant ir leidžiantis, jos pasiskleisdavo paviršiuje. Bet tai čia taip reikia suprasti, kad į tą kriptą užeidavo kažkokie jos prižiūrėtojai tenais, jos monitorinti. Vėliau truputėlį. Tai kada tos kalkės nusileisdavo, jos nusileisdavo ant tų paviršių visų. Ir kada šitą kriptą surado, jau vanduo ten nebuvo to vandens, bet tos visos kalkės buvo pasiskleidę visur. Ir kada tu, jeigu čia ant daiktų užeina tos kalkės, ar ne, kada tu daiktą nuimi, tai aplink lieka plėmas, kur tų kalkių nėra. Bet mes matom, kad ten buvo daiktai, arba kaulai, ar kažkas, ar insignijos, ar karsto kažkokie fragmentai. Ten tų kalkių nėra. Tai pagal tokią sistemą aš po truputėlį pradėjau rinkti tos įrodymus. Ir paskui
visa eiga po šitos kriptos atradimo, tai yra tie 2 metai iki Kloso žūties, galima taip sakyti. Tai labai labai didelė įtampa yra ir matosi tiesiog iš mėnesio į mėnesį, kas dedasi su tais mokslininkais, kas vyksta su valdžia, su bažnyčia ir taip toliau. Ir vis tų tokių įrodymų tik daugėja iš tikrųjų. Tai kas su jais dedasi, jeigu taip šiek Tai tiek su tą jais istoriją dedasi, papasakot? taip, yra antras toks keistas momentas, kad oficialiai paskelbiama, kad surasti 3 valdovai. Bet sekančią dieną, va tame posėdėje, į kurį Ruščicas sumaišė dienas ir atėjo dieną anksčiau, susirenka visa šita komisija istorinė meninė ir jie aptarinėja preparavimo etapus. Ar ne? Ir taip pat yra nusprendžiama, kad Julijus Klosas bus tas žmogus, kuris turi kompetencijos suprojektuoti jau naująjį mauzoliejų po Kazimiero koplyčią, tą, kurį Vazos neįrengė, kaip jie sako, su šiuolaikinė technika jau dabar, su švinu ten, su guma, su viskuo ten galima padaryti, tas vanduo tiesiog nesiskverbs. Ir jie paveda Klosui suprojektuoti tą mauzoliejų. Tai dabar archyve, tiesiog vaivadijos archyve, bevartant visokius popierius vaivadijos, randu lapelį. Tai yra kvietimas būtent į šitą posėdį, Stanislavui Lorencui. Tas vaivadijos archyvas, tai kuris čia yra, kad suvoks žmonės? Jisai yra Saulėtekį dabar, čia tas archyvas. Tenai, istorijos archyve. Tai pasirašęs žmogus raudonų pieštukų, ten viskas tvarkoja, gavo tą pakvietimą ir to lapelio nugarinėje pusėje randu tuo pačiu pieštuku pripaišytą kažkokių tokių, kažką tai aptarinėjant, matyt, žmonės braižo tenai, paišo. Analizuoju tą piešinį, akivaizdžiai yra įėjimas į Karalių kriptą, vienas ten toksai, antras yra pati kriptukė ir Barboros karstas nupieštas, tai irgi jie ten, būtent tą dieną jie ten sprendė, kad paskutinę Barborą išnešinėsim ir atsiras daugiau vietos toje kriptoje, jau erdvės, kada tuos 2 nuimsim ir ten jau bus galima dailininkam dirbti ir taip toliau, ten su molbertais atėjo. Žodžiu, jie ten diskutuoja ir aptarinėja tą visą eigą. Trečias piešinukas, žiūriu, kažkoks labai keistas. Tai yra ta pati kripta nupiešta, pavaizduota šiaurinė siena pabrėžtinai, prie jos esantis karstas ir toks išnešta. Antra diena po atradimo. Trečias piešinys vaizduoja karūną, kuri yra nepanaši į jokią iš tų esančių oficialiai rastų. Tai ką jie ten braižė ir kodėl ten prie to šiaurinės sienos pabrėžtinai karstas parodytas ir tas toks išnešimas. Bet čia tokie pamastymai. Tai dabar sekančią dieną Julijus Klosas sėdi pas save namuose, pasiėmęs bloknotą ir skaičiuoja, kiek gali kainuoti sarkofagai. Ir tas irgi lapelis atsiranda netikėtai mano rankose archyve. Ir labai aiškiai parašyta, 4 sarkofagų kaina 110 000 zlotų. 4 sarkofagų, sekančią dieną po kriptos atradimo. Kas tai yra? Tai tuo metu jau buvo anonsuota, kad rado 3. Taip, 3. O čia vyksta antros dienos planavimas naujo mauzoliejaus. Taip, turim omeny, kad dar niekas nefotografuota toje kriptoje, įeina tik tai ten pavieniai asmenys, tai gali būti ten kažkas iš valdžios, gali būti bažnyčios atstovai, antspauduotos durys, 2 antspaudai, vienas kapitulos, kitas Lorenco, vaivadijos antspaudas. Be Lorenco žinios niekas negali ten patekti ir taip toliau. Dar kartą priminkim, Lorencas tai yra? Tai yra vaivadijos konservatorius, restauratorius. Dabar tą pačią dieną vakare, kada jau ten baigia jie tą posėdį, kažkokiu tai būdu prasmunka žurnalistas į tą katedrą ir ten jam aprodė, kaip jisai sako, ten tą turinį tos kriptos ir jisai žinutę duoda į laikraštį, tai yra Slovo laikraštis rugsėjo 23 dienos, pirmame puslapyje, jinai yra ta žinutė, kad buvo surastas rakinant duris, tas grotas įstatytas ką tik, buvo surastas skeptras šalia durų.
Aleksandro pamestas skeptras. Daugiau apie tą skeptrą, aišku, tą žinutę ištransliuoja Lietuvos laikraščiai ir visa kita, nes seka tos visus įvykius. Daugiau to skeptro mes nežinom ir nematom. Vėliau jau paskelbus visas insignijų nuotraukas prie Aleksandro palaikų jokio skeptro nesurasta. Kieno tai yra skeptras tuomet pamestas tenai. Čia vienas dalykas. Na ir ką, tai nusifotografuoja, išpreparuoja, visą kitą Klosas braižo 4 skaičiuoja, bet niekam nepraneša, kad jis 4 skaičiuoja. Ir čia prasideda didžioji intriga. Tai, kad jisai pradeda braižyti realiai, jisai įsijaučia labai į tuos visus konceptus, ta prasme, ten įvairiausių ten tipų tuos mauzoliejus jisai projektuoja, ar ne, bet nerodo niekam, kad jisai projektuoja 4. Ir čia yra labai tai drąsiai sakau, nes per dokumentus matosi, kad visur techninės komisijos protokoluose yra 3 karstai 110 000 zlotų. Klosas braižo 4 irgi tą patį sąmatą. Ir po to jisai niekam nerodo, kaip beje daugiau nei 2 savaitės neduoda absoliučiai niekam interviu. Irgi labai keistai atrodo, kodėl, tai yra tyrimų vadovas, tai tas žmogus numeris 1 turėtų būti, kuris viešinti turėtų, ar ne, viską, jisai užsidaro ir jisai niekam neduoda interviu. Ir dirba su mauzoliejumi. Ir po to jau gruodžio mėnesį, sausio pradžioje komitetas prispaudžia jį, tai tu atnešk, parodyk savo tas koncepcijas, ką tu ten braižai. Kodėl to reikia, nes planuojama sausio mėnesį padaryti parodą, kad paviešinsim insignijas, ir yra ta žinutė irgi turiu, paviešinsim Kloso projektą, paviešinsim nuotraukas iš kriptos ir taip toliau, ir čia jau taip, kaip sakant, susitvarkėm gražiai visuomeniai visą tai pristatysim. Atneša Klosas brėžinius ir pamato bažnyčią juos ir viskas, stop. Jokių parodų nebus ir jokių čia šitų koncepcijų nerodysim niekam. Ir nutraukiama yra paroda būtent dėl šito fakto, kad pamato visi, ką jisai braižo. O iš kur mes žinom šitą informaciją, kad pamato, žodžiu, jie ir tada nutraukia? Nes tai yra protokoluota ir aš matau po to pagal spaudą, kas atsitinka. Ir sausio mėnesį ten berods vidury važiuoja, Lorenzas važiuoja į Varšuvą pristatyti ataskaitų visų. Ir jisai rašo, kad taip, mauzoliejaus projektas bus irgi pristatytas vadovybei. Ir mauzoliejaus projekte 3 karstams yra 110 000, nors visi žino, kad su 4 pribraižyta jau. Tai tą projektą jie nuveža labai ilgą laiką, ten apie 2 mėnesius valdžia nenori jo priimti, to projekto, bet galiausiai jį priima. Nuveža į Varšuvą. Jo, jį pristato, jisai yra patvirtinamas, tas su 4, bet sudvejojama Kloso reputacija. Irgi analogus žiūrėk į šios laikus. Tai sudvejojama Kloso reputacija, ir jisai tikrai kompetitingas yra pamatų tvirtinimo srityje, užsiundomos komisijos į katedrą atvažiuoja, ten Lenkų tyrėjai apsižiūri ir tą Klosą, taip švelniai tariant, nuima nuo to viso reikalo. Klosas rašo, dar be to ten buvo jam prikišta, kad jis pinigus išvaistė, ten irgi tokie įdomus ten dalykai dėjosi, sako, aš net ne tai, kad aš pinigų neišvaišiausi iš savo kišenės, net darbininkam mokėdavo už savo algos, sako, kad jie greičiau ten dirbtų ir darytų. Tikrai be galo sąžiningas žmogus. Ir po to jam liepia parašyti ataskaitą ir išeiti iš darbo. Ir jisai tą ir padaro, tą ataskaitą irgi radau. Ir toje ataskaitoje jisai mini ką, kad taip, aš atsisakau tvirtinti tuos pamatus, aš atsisakau nuo visų tų pašalinių darbų, kurie mane spaudžia katedroje, atsiradus daugiau laiko dabar, visą save skiriu mauzoliejaus projektavimui toliau. Ir prierašas yra tame jo tam atsistatydinime ir toje ataskaitoje tai, kad savo misiją laikau paskelbti tikruosius duomenis, ką mes suradome katedroje. Prierašas jo yra, ranka rašytas. Prierašą tai parašyta. Taip, tas irgi yra archyve.
Nu ką, tai pasitvirtino tą projektą Varšuva, bet kadangi pamatų tvirtinimas yra negalimas dabar, Klosas nekompetitingas, tai projektas irgi yra neįgyvendinamas. Toliau. Nestatoma niekas Kazimiero koplyčiai. Vėliau dar vasarą atvažiuoja toksai Edvardas Bojus ar Eduardas Bojus, toksai žurnalistas. Įtariu, kad kažkas nusamdė jį tenai, nes jisai rašo sekančią dieną po susitikimo su Klosu, kad va štai mes ten gėrėme vyną, profesorius tiek prigėrė, kad jisai paėmė ten peilį ar tai žirklės ir atkirpo gabalą Barboros Radvilaitės karsto dengusio ten kryžiaus, tokio tekstilinio auksu siuvinėto, ir man padovanojo. Ir tokią žinutę jisai įdeda į laikraštį sekančią dieną. Ir kyla didžiulis skandalas Vilniuje ir Varšuvoje, žmonės pasipiktinę, kaip čia suprasti, ką ten iš visko, kur insignijos yra visų pirma, kaip jos laikomos, jeigu čia Klosas išgėręs vyno visiems ten dalina gabalais ten kažką tai. Ir, aišku, ten Klosas išsigina, kad jis niekam ten nekarpė ir nedavė, bet tai buvo dar vienas, kaip sakant, vinys į jo karstą šitoj vietoj. Tai jau žinutė išplito, po to ten po kažkurio laiko paneigė tas rašytojas tenai, žurnalistas, kad ne visgi, bet jau viskas, jau buvo šaukštai po pietų. Nuomonė suformuota buvo žmonių ir žodžių, karikatūrų buvo visokiausių, ten jisai kaip drakonas lendantis ten iš požemių, ten karalių kriptos karūnas pasikišęs po pažastim ten tempė. Žodžiu, žmogui kompromatą padarė labai didelį. Ir viskas, jisai absoliučiai atsistatydina iš katedros, jisai netgi jau galiausiai ir tą mauzoliejų palieka likimo valiai. Ir jam labai liūdnai pasibaigia viskas. Jisai rašo vadovą po Vilnių ir 33 metų sausio berods 6 dieną rašo Dailės akademijoje, dabartiniai senuosiuose rūmuose, jisai tą savo rankraštį 6 ryto grįžta su šuniu vilkiniu namo, jisai vaikščiodavo visą laiką po senamiestį su šuniu. Ir po 6 jo guvernantė išgirsta, kad šuo loja labai stipriai laiptiniai. Ir atidaro duris ir mato, kad šuo tiesiog loja, o Klosas guli apačioje, nukritęs į lifto šachtą ir suskaldytą galvą. Ir oficialiai nebuvo jokio skrodimo, jokios bylos daryti, kaip jis ten atsirado, bet buvo įvardinta, kad profesorių ištiko širdies smūgis ir jisai, eidamas aukštielninkas, kažkaip tai persisvėrė per turėklą gana aukštą, kuris jam virš krūtinės buvo, ir nukrenta aukštielninkas žemyn. Ir Vilniuje prasideda gandai, kad štai Klosas buvo nužudytas vien dėl to, kad jisai norėjo paviešinti, kad buvo surasti Vytauto palaikai. Čia tas pats žmogus, kuris padarė tą prierašą. Taip. Negana to, dar čia žibalo įpila į ugnį tai, kad tuo metu lankosi premjeras Pristoras Vilniuje ir lankosi Lenkijos saugumo atstovai. Tom pačiom dienom, kada įvyksta čia tie visi dalykai tokie. Tai kaip jisai nukrito, jisai buvo įkišęs raktą į duris, jam reikėjo atsitraukti ten ar 2 ar 3 metrus ir kažkokiu tai būdu nukristi, kad, kai žmogų širdies smūgis ištinka, jisai kniumba pagal daktarus, kiek aš žinau, neina ten atbulas ir dar jo labiau pasikeltų, nes jis mažiukas buvo, ten 1,50 cm, toksai. Čarlis Čaplinas toksai, net panašus į jį. Tai kas ten atsitiko, niekas nieko netyrė, labai staigiai jį palaidojo ir su galais viskas. Ir Žasuose jisai yra palaidotas, aš jo kapą labai dažnai aplankau. Tai čia yra tos tokios... Tai gerai, o tai kas toliau rutuliuojasi dar tarpukariu, ar kad tą visą istoriją padarykim tokį bloką tarpukaris, o po to ateisim iki to, kas labiausiai visus domina, o aišku, timestampuose galima ir pašokinėti. Tai toliau, kadangi Klosas nebegyvas, viskas čia pasibaigė jau ta graži era su juo, 32 pavasarį
pavasaryje, jau paskiriamas naujas vadovas, Henrikas Vasovičius toksai. Ir jisai vadovauja šitiem tyrimam ir rašoma yra ataskaita, kad surasta virš 20 kriptų, surasta ten keleto vyskupų palaikai, surasti karalių palaikai. Ir viso šito reikalo 28 kriptų ta ataskaita sudaro viso lapo vieną lapą tik tai. Vieną puslapį, net ne lapą. A4 lapas. O tai yra pusė to A4 lapo tekstas, kad va, tiek mes čia ir te radom toj katedroj. Tai yra neįtikėtini dalykai iš tikrųjų, nes vėlesni tyrimai jau 85-6 metų, čia tikrai kas buvo, ką Lenkai nerado, tų žmonių, tai ir su įkapėm rado, ir su žiedais, su viskuo, viskas kaip priklauso. Čia tuo tarpu viso labo ten kelis žiedelius suradom, ten Protasevičiaus plokštės fragmentus ant kapio, ten kelias lenteles į kapinės vyskupų ir karalius ir su insignijom ir viskas. Apie Vytautą iš vis nei vieno žodžio ten nėra. Ir apskritai, jeigu vat, kalbant apie Vytauto palaikus, tai vienintelis dokumentas atsiradęs, pavyzdžiui, koks nors, kad mes po karalių kriptos atradimo vis dar jo ieškome, ar ne, sugriautų visas šitas legendas. Bet nėra tokio dokumento. Nėra, kad jie jo ieškotų, ar kad jie jį rado. Tokių dokumentų nėra. Tai čia, atsakau, tas dokumentėlis sugriautų šitos mitus, bet kur jį rasti ir kaip juos sugriauti, kad jie nesigriauna šiandien. Tai va, tai... Čia, žodžiu, visi savo išvadas galite pasidaryti, kas nutiko 31 metais, bet... O kodėl, gal ten šiaip buvo žmogus labai toksai mažaraštis ir daug nerašė, žodžiu? Kodėl tas puslapis atrodo per mažai? Gal toks buvo tokia mada, tiesiog... Ar mes žinom iš kitų dokumentų? Ir iš kitų žinom, ir pagal tai, kaip jie, sakykime, dirbo kruopščiai, ar ne? Nes irgi tokia truputėlį legenda sklando, kad, Lenkai ten... nelabai ten 30 metai, ten ta archeologija tik prasideda, tų metodikų nebuvo, nieko panašaus, ten jie tikrai labai kruopščiai viską darė. Ir netgi, sakyčiau, kartais netgi ir kruopščiau nei šiais laikais. Tai va, tai turėjo būti normali ataskaita, kiekvienos kriptos, kiekvieno skeleto, gal egzistuoja tie dalykai, aš nežinau, kažkur tai, bet aš tiesiog tokių dalykų neradau. Ir apskritai, kalbant apie istorinės meninės komisijos veiklą, tai irgi buvo protokoluota viskas. Yra viso labo vienas kitas padrikas protokolas archyvose, tos susistemintos medžiagos nėra, jinai dingusi kažkur. Jau nekalbant apie tai, kad jeigu mes kažkur užčiopiam kažkokius tai dokumentus, kur pavyzdžiui, kad ir tie patys 4 karstai, ar ne, ten 3, ten 4, išvalyti tie yra archyvai. Nėra. Ta prasme, vienam, tarkim, aš surandu ten techninės komisijos visus protokolus, ar ne, ir vieno trūksta kažkodėl. Kas tam vienam? Kodėl jo trūksta? Paimu kitam archyve, žiūriu, yra tas protokolas. Pasiimu sąmatos karstams yra suskaičiuotas 4. Tai o ten išimta, kad tų 4 nebūtų. Vat tokie yra momentai. Tai čia kuriam archyve yra išimta, tam pagrindiniam? Čia yra, tai yra toks pravalyta, tai tikrai kapitulos archyvas visas yra istorijos archyve. Tai čia tikrai, nes ten absoliučiai nieko tenai. Tas, kas su Vytautu susiję, tai netgi kunigas Meištovičius, toksai jisai 32 rašė tokią teoriją, kad štai pridavėt jūs tuos visus jau ataskaitas, ar ne, o tai kur Vytautas? Tai ką, neradot Vytauto, visą katedrą ištyrinėję. Tai jisai rašo ten straipsnį, kad štai ten galbūt ten po Kęsgailių koplyčia galėjo būti tas Vytautas, jis tokia ten savo tokia vizija. Aš galvoju, gerai, tas kunigas, gal jį irgi reiktų pasižiūrėti, gal jis ten kažką žinojo daugiau. Nors matau, kad jisai klysta, bet, sakykim, susirandu jo dienoraštį, ar ne? Ir tas dienoraštis, būtent tos dienos, kada jisai rašo tą straipsnį, viskas išplėšyta, absoliučiai, nieko nėra, kas su Vytautu susiję. Matau, kad jis ten apie Vytautą jisai rašė, ten viskas išimta yra, išpjaustyta, tiesiog išlupta. Tai gal ta knyga ne vienas egzempliorius yra? Ne, dienoraštis ten ranka rašytas, ten rankraštis. Tai sakau, tokių, kad tai yra kažkas, tai sistemingai naikino šitą visą informaciją. Tai, man taip rodosi, nes aš sakau, ne vienoje vietoje aš tai aptikau.
Tai va, tai 32 priduoda tas ataskaitas ir čia kažkaip tai viskas, 32 pabaigoj Ferdinandas Ruščicas dieną prieš Vytauto spalio mėnesį, ten prieš tas metinės 501-asias, antrasias jau tiksliau. Jisai skaito laikraštį, jį mato ryte kavinėje, jisai pusryčiauja, skaito laikraštį ir pastebi, kad jis labai susinervavęs. Ir vakare jį ištenka paralyžius, ta prasme ten insultas kažkoks tai. Ir suparalyžiuoja jį žmogų ir taip, kad jisai negali rankų valdytis, negali tapyti, jis menininkas buvo ir negali, aišku, vadovauti niekam katedroje. Tai va antras žmogus, kuris tikrai tas buvo, kuris galėjo kažką pasakyti, jisai iškrenta iš katedros. Ir paskui jisai miršta 35-aisiais, ten jau Bogdanov išvažiavęs į Baltarusiją. Čia būtent tas, kurio mes dienoraštį ir įdėjom, tas ištrauką. Jo, tai jam irgi nelaimingai baigėsi viskas. 33-ais pavasarį Donatas Malinauskas, toksai signataras, labai toks prolietuviškas ir labai veiklus žmogus, ambasadorius Čekijoje. Jisai už savo pinigus, tai yra pasiturintis dvarininkas, jisai už savo pinigus užsako Škodos gamykloje padaryti Vytautui šitą karstą. Ir ten tą karstą padaro jau tokį, ten sukuria kažkokį tai lydinį metalo, tokį kosminį tiem laikam, kad jisai neveikiamas yra nieko, nei rūgšties, nei ugnies, nei smūgių kažkokių, tai nei sprogimo. Su inkarais ten buvo, priejo ten, žodžiu, užsako jisai pas Vincą Grybą sarkofagą padaryti, ar ne? Ir ten tas karstas turėjo būti dėtas būsimiems Vytauto palaikams surasti. Ir jis tą karstą jau padirbinęs tenai, siunčiasi į Lietuvą čia ir, aišku, beldžiasi pas vyskupą, kad leistų jį pastatyti katedroje. Muitinėje Lietuvos Lenkijos sienos muitininkai tą karstą bando suniokot. Tai apipila rūgštim. Kurios pusės muitininkai? Lenkijos. Bando apipila rūgštim, išplėšia ten tokie aksomo, buvo tokio labai gelumbė, ten tokia prabangi medžiaga, vidus išmušt. Ten tą išlupa ir visa kita, ten jisai auksuotas buvo, ten auksas nubėga nuo tų rūgščių. Ten, žodžiu, jisai paskui dar jį restauruoja, čia parsivežęs tą sarkofagą. Ir bando pas Jalbžykovskį eiti, pas arkivyskupą, prašyti leidimo jį ten pastatyti. Ir aišku, jis jo negauna. Atsakymas būna toks, kad štai turim Vytautų jau pagerbti lentą šalia altoriaus, kuri dabar yra tenai dar 19 amžiuje įrengta. Ir antro paminklo čia kažkokio nereikia katedroje. Lenkam neleidom, tai lietuviam juo labiau neleisim statyti nieko. Na ir viskas. Ir tuo viskas baigėsi, ten jisai atakuoja tą vyskupą Malinauskas, bet nieko jisai nepeša. Paskui tą karstą ten mokslo draugija ten perima ir laiko geresniem laikam, kada ten, kaip sakant, bus galima padėti į katedrą. Tai jisai toj katedroje dabar pas mus yra, čia ne taip senai prieš keletą metų nuneštas ir padėtas tenai. Va, tai... Tai jeigu žiūrint toliau, žodžiu, į tarpukarį, žodžiu... Tai dabar užatakuojamas yra tas arkivyskupas. Ir čia prasideda toksai sukilimas. Tai ir Malinauskas, jisai, aišku, skelbia ir šiaip lietuviai pradeda kelt klausimą, tai palauk, tai kur tas Vytautas yra, tai kaip jūs jo galėjot nerasti, kai jūs visą katedrą ištyrinėjot jau. Ir čia imasi reikalus gesint, kaip jisai pats rašo, tai yra Lorencas. Ir jisai parašo tokį ilgą straipsnį, irgi ten berods ar tai Slovo, ar kur ir Vlenskis išleidžia. Ten, man atrodo, ar per 2 puslapius net. Ir ten visą tą, kaip sakant, eigą, kaip tie karalių palaikai iš vienos iš kitos vietos, kaip jie buvo kilojami, kaip Vytautas buvo kilojamas ir kur jisai neva tai pasimeta. Ir išvada jisai padaro, kad jeigu ir yra šitie palaikai kažkur tai dar, tai jie yra kažkur tai tarp visų išsibarščiusių katedros kaulų, sumaišyti greičiausiai
to Vytauto niekas greičiausiai jau niekada ir neberas. Ir jisai įdeda, kas mano galva, tai yra tiesioginė žinutė ateities ieškotojams, jisai įdeda tokį prierašą, kad štai nėra prasmės Vytauto ieškoti pagal istorinius duomenis, čia tai labai svarbu, nes ko pasekoje, neverta jo ieškoti pagal istorinius duomenis, nes to įrodymas yra karalių kriptos atradimas, apie kurį mes žinojame iš Bohušo laiško. Ta prasme, apie kriptą pačią. Tai jeigu mes suvedam, kad ką jis turi omeny, tai kad karalių kriptoje buvo rasta pagal Bohušo laišką Vytauto palaikai. Nėra prasmės jo kažkur tai katedroj, bet kurioj sienoj ieškoti. Tai yra pats straipsnio pabaiga, vat šitą jisai įdeda. Ir šitą reikia suprasti, tarp eilučių reikia mokėti kartais skaityti. Žmonės nori pasakyti, bet jie negali pasakyti tiesiai. Tai čia yra, tai dabar čia vienas toksai momentas, kas man jau akivaizdu čia buvo, kad čia viskas čia aišku yra su ta visais istorija. Dabar, kaip jisai sako, vaistras reikėjo numalšinti, nes visi rėkia, kur tas Vytautas. Tai parašė, Vytauto neberasit. Antras iš tų visų kunigų, tai yra Piotras Ledzevskis, kuris irgi buvo šitoje komisijoje kartu su Lorencu, kartu su Ruščicu, su Klosu ir taip toliau. Jisai irgi dalyvavo preparavime, jisai pirmą dieną matė, jisai žinojo, kad ten tą kriptą išlaužytas Pekša su Vilkum, ten irgi buvo ten tuo metu, kada turėjo tie kaulai būti nuimti. Tai jis viską ten žinojo, tą visą reikalą. Ir jisai kontrastraipsnį rašo, kad maždaug irgi visa ta eiga istorinė sudėta, visa kita, 35-aisiais jau, kad žmonės nenurimkite, Lorencas jums čia dūmų uždangą metė maždaug. Ir nenurimkite, ypač į lietuvius kreipėsi. Kad nenurimkite, nes nėra ta išvada, kad kaulai sumaišyti ir mes jo neberasime. Čia yra ne ta išvada padaryta. Ir čia labai įdomu yra tai, kad jisai parašo tą patį straipsnį 2 kartus. Tai pirmą 35-ais lenkiškai tokiam Pax leidinį ir antras tai yra 39-ais, kada lietuviai atsiėmė Vilnių, jis vėl kelia tą patį klausimą. Ir čia šitoj vietoj jau lietuvių kalba, Karyje, man atrodo, buvo tas straipsnis ir tą Paxą aš paėmus suvedu ir galvoju, ar čia viskas gal kažką papildė, gal mažą ką išėmė tenai. Ir aš žiūriu, kad jie realiai skiriasi tie straipsniai abu. Nors tai yra tas pats straipsnis 2 kartus spausdintas. Kažkur kažkas nuimta. Pavyzdžiui, 35-aisiais jisai rašo, kad Vytauto kaulai turėtų būti padėti pagarbioje vietoje. 39-ais tas pats sakinys nepadėti pagarbioje, bet turėtų būti paslėpti jau kažkur. Tai aš darau išvadą, 35-ais dar tie kaulai buvo nepaslėpti ir galutinai dar nebuvo aišku, ką su jais darys. 39-ais yra, pavyzdžiui, antraštė tokio pastraipos, ar ne? Karalių kriptos atradimas, Vytauto kaulų nuslėpimas. Ar čia mes dainam iki tos... Aš daisiu iki Indiana Jonesos lygio, jau žinai, viskas gerai. Aš tai ir dariau, iš tikrųjų, visus šitos 6 metus dieną. Ar mes dainam iki to, kad kur jau esi pasakojęs, žodžiu, apie išmūrytą kriptą? Ar mes artėjam prie to etapo, žodžiu, kur yra dar ir toks dalykas? Jo, tai dabar apie ją jau kalbėjom čia toje antroje laidoje, ar ne kažkiek? Jo, tai šį kartą dar ir nuotraukų pridėsim, jo? Jo, tai galim įdėti ir nuotraukų. Tai ta kripta, jinai buvo surasta 85-ais. Įrengta taip, kad nenuėmus grindų, tu jos nerasi. Bet jinai taip nėra toli nuo to altoriaus Vytauto, apie kurį pasakai, žodžiu, nes... Jinai yra prie antro pilioriaus iš pietų pusės. Tai nuo katedros to pagrindinio įėjimo, jeigu eina, tai antra kolona. Ir taip tam praėjime tarp koplyčių ir kolonų, tai yra primūryta kaip tik prie kolonos krašto toks cilindras, pusapvalė tokia. Tai ten jinai įrengta prieš užklojant grindis katedroje. Katedroje grindis užklojo 35-ais.
Tai aš vat, ir darau tuo metu pagal Sliedzevskio šitus visus, man labai sukirbėjo, ar tikrai tai nebus ta, kad tas kunigas nori pasakyti. 85-ais jinai buvo atverta, bet pasižiūrėta, mokslininkai insignijų nerado nieko, tai rado 2 skeletus, tai skeletais, ir viskas. Taip ir baigėsi. Pasakojom, kad jinai buvo atverta ir antrą kartą. Jo, tai jinai yra vienintelė kripta katedroje išmūryta tarpukariu. Tai yra pati šviežiausia kripta esanti dabar pagal istoriją. Ir labai pagarbiai padėti, sakykime, 2 skeletai ten. Tai, klausimas, kas ten tokio. Tai dabar su Urbonavičium dar kol gyvas buvo, archeologum, jisai man tvirtina, kad vienas skeletas buvo, nes jisai matė, kada atvėrinėjo, ataskaitoj pridėtoj prie kaulų, kada dabar ją atvėrė 2017, buvo parašyta, kad 2 palaikai tenai buvo, sunku pasakyti, vienas grąžintas, kitas ne, į tą kriptą, tai čia toks rebusas yra, čia reikia žiūrėti, tirti, iš tikrųjų reikia eiti į archyvą, ten, kur jie buvo tirti tie kaulai, pasižiūrėti ten, kas yra parašyta, reikia 85 ataskaitą susiras normalią. Ta prasme, reikia nudirbti. Bet 17 metais, kada jie juos iškėlė ir buvo noras padaryti DNR tyrimą ir buvo noras pasižiūrėti, tai yra kuriuo metu mirė žmogus. Ir paaiškėjo, kad tai yra truputėlį vėliau negu Vytauto gyvavimo laikas. Tai yra 15 amžiaus antra pusė. Kaip mes su tavim kalbėjom praeitą kartą, tyrimų buvo padaryta šiek tiek mažokai, tavo nuomonė. Jie tiesiog pasiėmė kaukolės porą fragmentėlių, nulaužė, tai vieną davė lietuviam, kitą davė lenkam tirt. Ir mes turim kreivą datą. Mes turim datą iš Lenkų. Taip. Tai va, vėlgi sakau, kiek tai buvo šališkumas išlaikytas, nežinau. Nes Lenkijoje tai tikrai visi žino, kad Urbonavičius Vytauto ieško, tai jeigu jis ten... aš nežinau, kaip ten jie siuntinėjo, kokiu ten, ar buvo tas inkognito išlaikytas dalykas, kad mes dėl Vytauto čia kreipėmės. Nežinau šito dalyko, čia reiktų jau, kad kažkas pakomentuotų, kas tai darė. Bet buvo kreiva data gauta. O tie žmonės, kurie darė, yra aiškus, kas tokie jie darė? Taip. Tai va, tai ir viskas, tai ką, perlaidojo atgal tenai, užmūrino ir tiek, ir stovi tas skeletas tenai, guli tenai pagarbiai. Dabar jį matot ekrano viduryje, įdėsim šitą. Tai va, tai dabar va, tokie visokie reikalai. Tai Sauliau, čia dabar klausimas, mes dabar pereisim į antrą dalį, žodžiu, aš taip manau, jeigu tu net beturi ką pridėti prie pirmos dalies, ir antra dalis bus 25 metai, žodžiu. Surprise. Tai ar mes išsėmėm tą... Kaip pačiam atrodo, ar žmogus, kuris pirmą kartą klauso, žodžiu, šitą informaciją, ar jis jau žino tos visus esminius dalykus, kurie įvyko tarpukariu, ir va čia pabaigiam su 85 metais? Kol kas, jeigu prisiminsiu, ką į galvą šaus, tai pridėsim. Okay. Dabar lyg tai kaip ir... Vargo, tai, tada pažiūrim, žodžiu, pats, kadangi, kaip jau minėjot, žodžiu, ilgai ta istorija tęsiasi, iššokim tada į tą istoriją, kada jau buvo pradėtas kryžiaus kelias Sauliaus Poderio bendraujant su šių dienų archikatedros vadovybė, žodžiu, dėl galimybės tirti. Taip, tai pradėta 2014, kada aš gavau tą informaciją iš Lenkijos, ką jau pasakojęs esu. Tai ten, tai iš karto buvo, ta prasme, alarmuojama per visas tas institucijas, kurios kompetitingos tą reikalą daryti. Melas yra dabar, kad neva tai Saulius čia norėjo su kaltu ir plaktuku eiti ir pats išsiiminėti, kas čia paskutiniam dienom kai kurie žurnalistai kalba. Tai yra melas, tai yra kompetitingi žmonės turėjo mano šitais visais įrodymais remdamiesi šitą reikalą padaryti. Taip buvo sutarta ir taip to visais šitais laikais 10 metų buvo siekiama iš tikrųjų. Čia aš tai noriu pasakyti, kad ta visa istorija, kaip Saulius iš amžininkų gavo medžiagą, kur buvo paslėpta, žodžiu, paslėptas insignijų, sakim taip, lobis,
Pataisyk mane šiek tiek, jeigu aš, nes aš tai buitiškai čia formuluoju, žodžiu. Buvo surinkta šita medžiaga, žodžiu, apie lobį buvimą. Liudininkas žmogus, tas žmogus, kuris slėpė šitą lobį, 1989 metais per Velykas savo sūnui davė interviu ir ačiū Dievui, kad tas sūnus toptelėjo jam mintis įrašyti į juostelę tą interviu. Ir tas žmogus, jisai davė interviu vien dėl to, kad tas sūnus porą metų prieš, jisai buvo čia Vilniuje, lankėsi Šventų Jonų bažnyčioje ir kažkokiu tai atsitiktiniu būdu ten tuo metu vedė lenkakalbiams ekskursiją gidė ir jinai prasitarė, kad sovietai rado didelį lobį katedroje. Iš kur gidė žinojo apie šitą lobį, čia jau kitas klausimas, nes tie visi atradėjai, kurie jį rado, tai iki šiol teigia, kad čia absoliučiai nieks nežinojo, čia buvo didžiulė paslaptis. Bet gidė jam pasako, kad sovietai rado lobį. Ir kadangi tėvas dirbo katedroje tarpukariu, jisai grįžta pas tą tėvą, sako, tėvai, žinai, ką tu ten, jeigu tu ten slėpei kažką, tai sako, jau surado jie. Ir ten, sakė, reakcija buvo milžiniška, ten šoko žmogus nuo sofos, sakė, pradėjo po kambarį lakstyti, už galvos susiėmęs, kad šitie maždaug svolačiai komunistai rado visgi, žinai. Tai ten, sakė, paskui, sakė, ir verkė jisai, ir ten kas ten nesidarė su to žmogum. Jisai buvo paskutinis, kuris žinojo šitas paslaptis. Ir paskui kažkokiu tai būdu tas Andžėjus, tas sūnus, tą tėvą priverčia kalbėti apie tai, kas kur buvo paslėpta. Ir jisai mini, kad sako, mes kunigui Volocko prisiekėm nesakyti iki mirties, tai buvo mirtina paslaptis, kur mes ką ten sudėjom. Bet kadangi jau rado, sako, bet rado tai tik vieną dalį. Suprantat, jisai nežinojo, kad karūnos nesurastos, kad jos atskirai tenai tai čia šiek tiek apšvies, žodžiu, taip. Kas ten buvo rasta 85-ais ir kas... 85-ais tai yra pietinėje navoje, ten laiptinė yra į viršų ir ten sandėliukas toks buvęs. Ir jame buvo sukrauti liturginiai indai. Tai yra visas katedros tas lobynas didysis, kuris buvo zakristijos antram aukšte saugomas, ten šimtmečius kauptas, ten monstrancijos, taurės, ten 10 ten jų visako. Viskupų kažkokie tai ordinai ten, smulkmenų, visko ten, dėžėse buvo prabangios ir taip toliau. Votai, kurie dabar Kazimiero koplyčioj sukrauti, tai sukabinti. Tai visa tai buvo tiesiog nuo grindų sukrauta sluoksniais, perdengiant laikraščiais, užklota viskas, užmūryta, užtinkuota ir uždažyta. Siena planuose yra sandėliukas, o vizualiai jo nėra. Ir tuos planus jie ten tikrindami ir rado taip į tą lobį 85-ais. Gerai, tai dabar, žodžiu, ta likusioji dalis, žodžiu, kuri čia mūsų visus ir domina. Tai jisai, tas Andžėjus, įrašo tą diską ir tas diskas kažkokiu tai būdu, kaip jisai, mes pas jį buvom svečiuose čia prieš porą mėnesių. Jisai sako, aš labai kažkaip ir neslėpiau to dalyko, kad tėvas ten slėpė ir kad taip toliau ir taip toliau. Ir 2009 metais kažkokiu tai būdu jisai išsikalba vienam iš archeologų apie tai, kad jis tokį diską turi, Varmos Mozūrų muziejaus, jo archeologas kažkoks, Popkevičius lyg tai pavardė, jeigu dabar neklystu, nesmė. Tai jisai tas archeologas išgirdęs, kad čia yra tokio lygio dalykai, jisai staigiai suorganizuoja susitikimą Varšuvoje kultūros paveldo departamente, praneša, kad tokį žmogų aš turiu su tokia informacija ir ten tie Lenkai labai staigiai susiorganizuoja kelionė į Lietuvą, kaip sakant, paieškot šitų dalykų. Čia tas garsusis Lenkų žygis į katedrą naktį. Tai jie tenai susiorganizuoja įrangą visą, labai žaibiškai, ten per porą savaičių netruko, ten krūva specialistų, ten ar 6 ar 7 asmenys. Yra jų vardai, pavardės, jau kai kurie mirė dabar yra, bet jie tenai kreipiasi per ambasadą į arkivyskupiją, gauna leidimą
ir atvažiuoja čia ir 2 naktis jie tenai įleisti į katedrą. Be jokių problemų, žodžiu, dirba. Ne, problemų nėra, bet problemos yra juose pačiuose, ta prasme, kad kokią tu gerą įrangą čia beatsivežtum, bet jeigu tu, kaip aš sakau, visada namų darbų nenudirbęs, tai tu čia gali ieškoti, ko tu nori, tu vis tiek nieko nerasi. Tai jie, žodžiu, ieškojo kažkur ne ten. Jo, jie turi klaidingą planą ir klaidingą vietą pažymėtą, prie kurio pilioriaus reikėjo nusileisti laiptais ir potencialiai, kur tai galėtų būti. Tai planas blogas jau yra sudarytas Andžėjaus tuo metu, kada tėvas pasakojo, jisai braižėsi, man irgi tą planą beje jisai davė vėliau. Bet aš supratau, kad jisai blogas jau iškart, nes ten netitinka taip, kaip nupiešta, nei viena kripta netitinka. O jie būtent taip ir ieškojo. Ir kada jie čia atvažiavo, tai Andžėjus irgi sako, aš ten po daugybės metų tik tai pirmą kartą katedrai buvau. Sako, viskas pakitė tenai, grindys naujos, sako, viskas ten 85 po tų visų rekonstrukcijų ten, totaliai ten viskas. Ir geležbetoninės perdangos kai kur padarytos, ten po šiaurinę navą, ten apskritai visos grindys buvo nuimtos, ten viskas perdaryta naujai. Tai jie, sako, ten Robertas Šalaševičius kunigas juos įleido, ten palydėjo kažkur, atrakino, ką reikėjo ten jiem, ir jie ten, taip 2 naktis gražiai. Linkėjimai kunigui. Jo, dabar jau nebedirba, dabar jau išėjęs metęs kunigystę. Tai jie tenai, taip, pasivaikščiojo, kur jie norėjo, ten, žinai. Tai, bet, ką, yra toks faktas. Tergiu, kaip mūsų institucijos komentavo šitą faktą, mūsų paveldo kultūros departamentas, paveldo ten, žodžiu, visos institucijos. Čia jiem atrodo normalu šitas reikalas? Aš visą tą informaciją, kada gavau iš to Andžėjaus, gavau jų kaip negavau aš. Jisai sako, mes ten irgi ieškojom, tai sakau, tai kur ta medžiaga, vis tiek jūs kažką tai, kažkokias ataskaitas galų galę komandiruotę darėtės, tai turėjot kažką tai parašyti. Sako, jo, tai ten davė kultūros paveldo departamento direktoriaus kontaktą man Lenkijos, aš jam laišką parašiau, kad aš čia toks esu iš Vilniaus žmogus ir aš domiuosi šitais reikalais ir tuo lobiu ir aš su ta Karalių kripta jau daug metų dirbu ir sakau, man reikia jūsų ataskaitų, tai be problemų ten ir atsiuntė iš karto ten su linkėjimais geriausiais, kad suraskit jūs tada, jeigu mes neradom. Tai va, tai žinai, tai aš tas ataskaitas perskaičiau, aš matau, kad jie ten nugrybavo ten visiškai, ten netoli jie ieškojo iš tikrųjų, bet kadangi sustatyta blogai yra tos kriptos, kuri ten po kurios, tai jie ir nerado, tiesiog. Sauliau, kiek metų jūs ten nakvojat katedros rūsiuose, kad pavyko jums dešifruoti, kur tai turi būti ir įkišti savo prabangų zondą? Ne, tai katedroje man iš vis ten nereikėjo nakvoti. Nes čia dabar, sakau, legendos eina, ten skylės jis ten gręžė, žinai, tada metro dydžio, žinai, ten grąžtą kažkaip prasinešiau į katedrą, gręžiau, nieks negirdėjo, kai aš ten iki absurdo, aš nesileisiu tokio žemų lygio ir nekomentuosiu tų nesąmonių, žinai, kurias čia kai kurie šneka dabar. Tai ne, čia kas gerbiamas Dolinskas yra tas tų nesąmonių šaltinis. Tai sakau, nenusileisiu, tiek to, jam patiem ten ant sąžinės. Tai ne, tai yra, viskas yra, sakau, namų darbai. Tai paėmė planus senus, pasiėmė tą diską ir žiūri, žinai, klausai, ką jisai kalba tas žmogus. Tai kadangi ne tik, kad buvo planas blogai sustatytas ten, kurioje antroji kriptoj sienoje ir dar ne toj vietoj netgi, tai jisai dar man Andžėjus atsiunčia, kad jisai yra prie 4 pilioriaus nuėjimas į apačią. Ir tai irgi klaidinga buvo. Nors tai aiškiai buvo pasakyta, kad būtent prie tos kolonos. Taip, ten buvo nuėjimas, bet jisai nuėjimas į šiaurinę navą, visiškai ne į tą pusę. Ir aš ilgą laiką maniau, aš tikrai ten radau sieną, kuri yra tinkuota, kai ten viską, kaip jisai ten aiškina, ten kunigas užmūrijo, užtinkavom, paskui ten viską pagal tuos visus tokius rodiklius, tai aš ten ir žiūrėjau. Tai dar 14 metais mes su tuo Gendrėnu nuėjom į tą katedrą apsižiūrėtų sienų ir radom, kad tikrai yra užtinkuota siena. Tai ir Lenkai ten žiūrėjo? Ne, Lenkai dar kitur žiūrėjo? Žiūrėjo ten daugiau mažiau ten, kur buvo rasta. Ir ką, aš ten
pradėjau alarmuoti visus ir pirmą tai pas Dianą Varnaitę mes padarė Gediminas kontaktą su ja susitikau. Ir paskui... Gediminas čia kas toksai? Čia mano tas vadovas buvęs archeologas, su kuriuo mes ėjom ten tų sienų apsižiūrėti. Ir aš antro susitikimo metu jau valdovų rūmose Diana buvo atėjus pas mus. Aš tiesiog sakau, bet čia dar yra, ir Lenkai čia pasivaikščioje yra. Tik kai jinai pamatė, tai ten, sakau, reikėjo žmogaus veidą matyti. Ten ir žaliavo, ir mėlynavo. Ataskaitą parodė. Jo, aš parodžiau ataskaitą, sakau, yra tas, kas yra, tai faktas yra, kad čia buvo ieškoma dar iki mūsų. Tai sutarėm, kad aš ten labai neviešinsiu čia šitų dalykų, tai aš taip ir laikiausi iki šiol. Čia iki šių metų įvykių paskutinių, kad čia 15 parašiau į spaudą, kad Lenkai buvo tenai, bet labai ten kažkaip praėjo tas straipsnis nepastebėtas Lietuvoje. Nebuvo ten kažkokio ažiotažo, kad čia gal reiktų čia rimtai tai pažiūrėti. Bet visas veiksmas pradeda suktis 24 metų pabaigoje. Visas veiksmas pradeda suktis dar 22. Tai yra, kada aš jau absoliučiai viską išbandęs, ten niekaip neveikia. Ten tų žmonių, ar jie netiki manim, ar čia mano ten tie visi praeities, ten tos kolekcijos, čia jiems, aš nežinau, kas ten buvo, kodėl tie stabdžiai buvo tokie žiaurūs 10 metų. Tai dar tada buvo metinės Barboros Radvilaitės, tai ta gražia proga, sakau, irgi reiktų karūną surasti. Tai dar kreipiausi į Bažnytinio paveldo muziejų, į tą Pauliukevičiūtę direktorę dabartinę. Sakau, reiktų čia surasti, sakau, kitos progos neturėsim, tokios datos ir visa kita, čia Barbora mums, visiems širdį glostanti lietuviams, tai jeigu dar insignijos jos atsiras. Tai aš jai ten rašiau, bet, ne, sakau, ten vėl į arkivyskupiją kreipkis, vėl tą patį ratą, jinai man siūlo daryti, aš sakau, jau čia 10 kartai dariau, man nusibodo jau, tiesą sakant. Arba jūs kažką darykit, arba tada čia niekur nebus. Ir kadangi sako, mes čia su tavim nenorim nieko bendro turėti, ir nieko mes nedarysim, tai nedarysit. Tai tada jau gavosi, jau visiškai viltis buvo absoliučiai praradęs. Susitikau tą Gediminą, taip atsitiktinai vėl. Jisai mano, kaip Angelas Sargas, mane vis pastumė kažkur tai gyvenime, žinai, vis su ta tema. Duoda teisingų žmonės, arba ten pats man padeda, žinai. Tai sakau, nežinau, ką daryti, jau čia viskas išbandyta. Tai sako, dar pabandom su Istorijos institutu, sako, nes jam turėtų būti įdomu. Ir tada susitikom mes ten su žmonėm Istorijos instituto, su direktorium. Tai irgi Lenkų tą parodžiau, kas čia dėjęs, kad čia pakankamai rimta yra, kad turiu tuos įrodymus visus, yra vieta nustatyta potencialiai, viskas kaip reikia. Tai ačiū direktoriui, labai rimtai pažiūrėjau tą reikalą iš tikrųjų. Ir reaguota buvo staigiai iš karto. Ir su arkivyskupu pakalbėta buvo, ir jau kaip po Istorijos institutas, čia jau ne Poderis. Bet čia, kaip sakoma, buvo Poderis neminimumas. Ne, Poderis iš pradžių neminimas, ten kaip ir pagalvosiu, vėl ten tie buvo tokie atsakymai, lyg tai ir tvarkoj. Paskui, kai jau Poderis paminėtas buvo, tai buvo jau vėl stop ir viskas. Poderis čia yra kaip tas, žodžiu, čia bus juodas humoras, kaip BDSM tas žodis, žinai. Jo, ten jau viskas buvo, tada jau stopas, jau toks. Tai mes dar sakėm, gal ten kažkaip, su tuo Saulium pakalbėjom, sako, gal tu ten nedalyvauk, tada kažkaip ten erzink jų visų, žinai, sako, mes ten patys jau ten viską protokoluosim, išimsim, žinai, ten, tai jo aš jau ir buvau sutikęs, sakau, okei, jau ten jūs tik tai darykit, nes sakau, jau kiek čia galima 10 metų tą tempt, žinai, visą reikalą. Tai tai ten viskas jau buvo okei ir jau mes turėjom 23 išimt tą visą dalyką, žiemą. Ir tą vietą jau... Istorijos institutas turėjo kartu su visa komanda, žodžiu, kultūros paveldas, bažnyčia ir panašiai. Ir ta prasme dar buvo ten tas noras jų apsižiūrėti tuos rūsius ir ta prasme, kad skenuoti juos visus, ten buvo jie projektą tokį sugalvoja padaryti rimtą. Lyg tai dabar jau darys, kiek aš girdėjau, jau bus jau jisai. Tada nesigavo mums, tai
tiesiog buvo Kai ta jau proga... nebėra kas skanuoja, tada skanuoja. Jo, ta proga buvo, kad aš su tais mokslininkais istorijos instituto šansą gavau patekti į visus katedros rūsius. Tai yra apsižiūrėti absoliučiai visas skriptas, visas sienas, viską, ką aš noriu, galiu aš viską pamatyti. Ir tada tas Saulius jo sako, tu dabar dar kartą ten pasižiūrėk, ar tu tikrai neklysti tą vietą ir taip toliau. Ir nusidirbk tu dar kartą, pasižiūrėk, nes sako, jau viskas, kai bus skenavimai, čia mes nežaisim. Ja, čia tavo lobiai, sako, tai čia tavo, iš tikrųjų, jų prioritetas buvo padaryti tą skenavimą, ne tą lobį rasti. Tas lobis buvo kaip priedas tik tai. Tai aš tada dar kartą viską nusidirbau ir čia, sakau, yra, nežinau, kas man papūtė į ausį, koks angelas, kad aš sugalvojau pasidaryti transkripciją to disko. Mano žmona Lenkaitė, tai jinai man tiesiog viską labai labai išvertė tiksliai su visais kabliukais, intonacijom ir visą kuo. Ir aš pamačiau, kad aš praleidau ten mažus tokius, atrodo nereikšmingus dalykus, bet jie esminiai buvo visam šitam suradime, kur aš tiksliai nustačiau tą vietą. Nes iki tol, sakau, aš su jie klydau 10 metų beveik. Iki to laiko, kada aš patekau su jais į tuos rūsius. Ir aš 2 vakarus, sėdėdamas pas save dirbtuvėje, klausydamas tą diską, skaitydamas tą lietuvišką tekstą, klausydamas intonaciją diske, kaip senukas pasakoja, aš tiesiog pamatau, kuris akcentus deda. Tai tas vienintelis buvo teisingas akcentas, tai kad jisai mini, kad ten vesdavo ekskursijas į tą vietą, šalia tos vietos, kur jie ten padėjo. Sako, tuos, kai iškėlė iš tenai, tai eidavo ekskursijos ir šalia toje kriptoje, kur tas lobis yra, ten žmonės lyzdavo, sako, tokia vieta, sako, ten kunigui nepatiko, kad ten landžioje, sako, ten kaulų primėtyta, ten, visą kitą. Tai nėra ko ten landžioti. Tai ten paskui, sako, mes jau dar vėliau jau prieš karą užmūrijom tą vietą. Bet principas buvo tas, kad aš galvoju, o tai ką ten iškėlė? Tai karalius iškėlė, ką ten daugiau iškėlė? Iš katedros daug skeletų yra iškelta, bet kur vesdavo ekskursijas, tai tik tai į karalių kriptą. Ir tada aišku man, kad šalia karalių kriptos turėtų būti ta vieta. Ir kada aš dar kartą klausiau, aš žiūriu tiksliai, Lenkų planas, blogai sustatytas Andžėjaus, jau čia akivaizdu, galinė patalpa buvo šalia koridoriukas, buvo arka, buvo maži laiptai iš katedros nulipti žemyn, ties katedros centru. Viskas 100% sutampa, tai yra kripta esanti į šiaurę nuo karalių kriptos. Ir kairėje pusėje, kaip jisai sako, maždaug metras nuo apačios, tai yra nuo to buvusio žemių grindinio tuo metu. Dabar lygiai tam pačiam lygiai yra plytelės suklotos grindų 85 ar 6. Metras nuo kairėje pusėje turėtų būti užtaškyta tokia kaip arka. Ir kaip jisai mini, tokio dydžio kaip nuo patranko šūvio, skylė sienoje. Tai kokia jinai ten. Ar ne, tai tiesiog man reikia pasižiūrėti tą sieną, ar ten yra užtaškyta ir viskas. Ir kada mes su Saulium, su visais ten nuėjom, su Gediminu, ten apsižiūrėti tų rūsių, tai aš sakau, aš ten užbėgau 2 sekundės ir man aišku, kad ten yra. Ir tada radau tą skylę sienoje. Tai čia užakcentuojam, kas ten per skylė, natūraliai atsiradus kažkas? Jo, tai yra natūrali skylė, akmeninė siena, ar ne? Ir tas tinkas, tai toj sankirtoj yra tarp tos autentiškos sienos ir tarp tos tarpukarinės kunigo padarytos, yra prasėdęs tas užtaškymas tenai. Ir tokia, tokio dydžio skylė. Tarp kitko turiu jos nuotraukas, jeigu kam įdomu bus galėsiu. Tai nuotraukas jau ten, matėm ir vis toliau, vis ten dėjosi. Tai įkišau pirštą, tuščia. Viskas aišku, ten kažkas tai yra, toj vietoj, jau sakau, ten net nereikėjo ten nieko, jokių gręžinių daryti ar kažko, tai kaip čia kai kurie kalba. Viskas buvo aišku, įkišus pirštą yra ertmė, plus atitinka 100% pagal visą pasakojimą ta vieta. Ir ką, tai jeigu ten ertmė, tai ertmė. Ir tada mes, jau pasakiau archeologam, kad yra nustatyta ta vieta, tai Saulius Arcevičius ir Gediminas jau žinojo.
Ir buvo planas toks, kad jau man ten nedalyvaujant, bet tie žmonės, istorijos institutas ten išims tuo tyrimų eigoj, kada jie skenuos. Ir technika bus, ir viskas, ir bus parengti ten tie visi invaziniai planai ir taip toliau, kas ten ką darys, ir gauti leidimai, ir viską turėjom normaliai padaryti. Tai jau galvoju, pagaliau viskas, baigėsi mano šitą plytą ant kupros, kaip sakant, jau išimsim, bus ramu. Ir praeina ten gal 2 savaitės kokios ir sako, kad, žinai, skambina Saulius, sako, Sauliau, blogai yra, kas, sakau, atsitiko dabar. Sako, finansavimo neduoda bažnyčia tam reikalui daryti. Grušas užtraukė rankinį. Tai, supranti, sako, reikia 6,000, 2,000 mes turim, istorijos institutas dar 4 reikia, tai, sako, ten buvom aptarę žodžiu, sako, kad po 2 metų mes visi ir padarom tos skenavimus. Tai nei pasirodo, jie leidžia daryti, bet už savo lėšas, jeigu nori, darykit. Istorijos institutas neturi tiek pinigų irgi. Tai sakau, gerai, sakau, aš paremsiu, 2,000 aš duodu asmeniškai, sakau, dar 2 suraskit kažkur tai ir jau padarykit viskas. Tai sužinojo, ten Saulius gal ten prasišnekėjo jiems, kad čia aš sponsoriaut žadu. Tai ir vėl, jau sakėm senai, jau juo atsikratyti, dar jūs ten su juo ten vazuojatės. Tai tada jau viskas, jau tada susipyko ir baigėsi visi reikalai. Ir aš sėdžiu, žinai, aš nežinau, ką toliau daryti. Viskas jau. Viskas. Arba laukti, kol jie ten visi numirs, kurie ten neleidžia man, arba reikia kažko imtis. Tai nieko kito nebelieka, kaip patikrinti tą skylę, gauti tą įrodymą. Pagaliau jau, ko manęs prašė departamentas ten 2 metai atgal, ar ne, iki tol, sako, tu neturi, tu man įrodymą duok. Tu spėjai, sako, tai maža, ką tu čia spėjai. Įrodymą duok. O kaip jį gautą įrodymą? Griaut sieną pačiam, eit ar dar, atnešt karūną ant stalo. Nedarysi kitaip. Tai, žinai, tai pasiėmiau tą endoskopą, nusipirkau, galvoju, aš toj skylėje vis tiek kažką tai užčiuopsiu, ten rasiu. Ir aš per katedrą, katedroje per ekskursiją, žinai, susiorganizavom su bičiuliu, nes, kaip kitaip ją patekti. Paėmėm ten, bedėm, toj pirmoj skylėje aš nieko neįvedžiau, ten įlindo man jisai kažkiek tas endoskopas, bet ten, ar jis ten užsilenkė, aš nežinau, ten matau plytos, eina kažkas ten tarp tų plytgalių ir paskui baci kažką, tai aš atsiremiu, žinai, ir nepraeina jisai niekur. Ir viskas, galvoju, dabar viskas, tai ir įrodymo nebus. Galvoju, dar kažkur tai galbūt yra, tai įsijungiau telefoną, ten tą prožektorių, apsižiūrėjau, žiūriu, kažkokia dar šonė ten skylutė yra, tarp skliauto ir to užtaškymo. Tai į tą, žinai, ten paleidau, tai ir nulindo jisai gražiai. Lemputė dega, žiūriu, laikraščiai, žinai, ten suviniota viskas, ten daiktų masė, žinai. Tai va šitoje vietoje, žodžiu, mes ir turim tą, žodžiu, vaizdinę medžiagą, apie kurią mes, kaip sakoma, va tuo ir pašnekėsim, kur yra visa liūto dalis. Bet pabaigiam istoriją, nes tikrai yra žmonių, kurie... Tai yra istorinė šiai dienai medžiaga, nes šeimėjai tie, kaip aš sakau, sekantys atradėjai po manęs, jie nefilmavo nieko ir šiandien tai yra vienintelė filmuota medžiaga. Tai gerai, mes va tik jos daisim už minutės, tai dabar tada pabaigiam tą mintį, žodžiu. Yra dokumentas, žodžiu, Saulius eina į kultūros paveldo departamentą, deda ant stalo, žodžiu, USB. Ne. Aš nuėjau pas advokatą pirmą. Sakau, Gintarai, toks reikalas, sakau, radau, jungiau tą endoskopą jam parodyti tuos filmukus. 2 filmukai ten yra po 15 sekundžių padaryti. Ir kelios fotografijos. Tai sakau, žiūrėk, tai yra, tai kas čia yra, matai, sakau, įsijungia tie daiktai, man sako, čia viskas okei. Sako, tai tu ką darai, sakau, aš čia jau 10 metų, sakau, čia žaidžiu kreipiuosi, nieks nieko nedaro. Tai sako, tu su jais jau baig terliotis tenai. Kreipkis į dar aukštesnių, sako, čia neeilinis lobis, sako, tu supranti, kas tai yra. Tai atsisėdom mes, surašėm tokį tekstą gražų su tuo advokatu ir tiesiog, atsispausdinau jį namie grįžęs ir sekančią dieną jau išsiunčiau pirmiesiam asmenim valstybės. Tai į prezidentūrą, prezidentui asmeniškai, Čmilytei tuo metu ir Šimonytei.
Tai va 3 laiškus gavo, ten paskui jau po kelių dienų patvirtino, kad jie gavo jau kanceliarija jų. Ir dar vėliau aš sužinojau, kad juos persiuntė į kultūros paveldo departamentą, tos 3 laiškus. Ar žinom, kas persiuntė? Ar nežinom? Kanceliarija. Bet kieno? Prezidentūros ar premjero? Prezidentūros ir Seimo pirmininkės. Ai, tai visos kanceliarijos jo, persiuntė? visos persiuntė į departamentą. Ir po to jau po kokių turbūt 2 savaičių gal gaunu skambutį, čia sako, labą dieną, Andrius Lekas toksai, direktoriaus patarėjas. Gavom, sako, jūsų informaciją, sako, kviečiam į departamentą. Nu ir ką, aš atvažiavau ten, labai maloniai mane ten priėmė. Kas mane labai nustebino, tai Andrius išsidėjęs ant stalo visus mano kreipimusis visų metų, žinai, ir jų atsakymus, kad ten, tu čia, žinai, sapnuoji kažką maždaug ten. Tai, nu, tai, vat, sako, čia jo, nu, vat, matom, kad tu čia rimtai, žinai, tos nuotraukos jau mano ten, kur aš prezidentūrai ir visiems nusinčiau padėtos irgi atspausdintos. Sako, daiktus matom, čia viską matom, istorinė dalis, nu, viskas padaryta, sukramtyta, reikia tik tai nuryti, išimti. Ir čia buvo rugpjūčio pabaiga, rugsėjai dar mes buvom susitikę, man atrodo, kelis kart, ten pasirašydavom laiks nuo laiko su juo, kaip ten kas sekasi. Tai aptarėm visą tą planą, kaip tai vyks, tai, sako, reikia bažnyčios pranešti, bažnyčios atstovams, reikia šitą bažnytinio paveldo muziejų pasikviesti, nes jie ten rūsius kuruoja. Reikia kultūros ministeriją informuoti, gal viceministras koks ateis, sako, gal kažką pagalvosim, ten paskui archeologus sukviesim irgi ten, nu, žodžiu, ten jie susistrategavo, kas sudarys tą komisiją, kuri ten galės jau paskui išiminėti. Susiveiksim ten, sako, pinigų tiem visom ataskaitom, nes nu, vis tiek viskas kainuos. Techniką reikės paimti ir filmuoti reikės, ir reikės kažkokių prožektorių normalių, nu, viską to, ko reikia ten. Tretieji asmenys, kad dalyvaus, prašiau, kad būtų tie, kurie stebės tą viską, kad čia viskas švariai būtų. Žurnalistė jau paskui ten Rasa Karmazaitė irgi, sako, labai noriu ten dalyvauti, jie irgi neprieštaravo ten. Nu, žodžiu, mes viską ten normaliai norėjom atlikti. Iki spalio mėnesio, ten berods kelintą, ten pradžiui spalio, ar 5 ar 9 ten turėjo būti posėdis. Ir aš turėjau pristatyti tą visą reikalą jau su nuotraukom, parodyti tą vietą, kur jinai yra. Mes turėjom nueiti paskui ten viską apsižiūrėti jau, nu, viską normaliai. PowerPoint'ą, sakiau, pasidarysiu prezentaciją, tą visą istorinę medžiagą, kaip kas ten kur slėpta ir kaip aš tai radau ten per visus tuos fotografijas ir taip toliau. Ir gaunasi taip, kad ten porą dienų ar trejetas prieš man Lekas rašo, sako, Sauliau, kurijos atstovai, nu, arkivyskupijos atstovai, sako, nori, kad dalyvautų valdovų rūmų atstovai tame reikale ir sako, jie nepageidauja, kad tu būtum. Aš sakau, nesupratau. Tai sakau, aš visą tai padariau, sakau, jūs dabar norit už akių čia kažką, žinai. Tai sako, nu, žiūrėk, tada mes ten susitiksim su jais, ten viską ten susitvarkom, paskui tu ateisi į departamentą, mes tau papasakosim, ką mes ten nutarėm, nu, maždaug taip. Tai sakau, čia kažkas ne taip čia turi būti viskas. Nu ir paskui jau tik tai vėliau, kada jau tas lobis buvo paviešintas, kai čia pradėjo viskas kilti į viešumą, tai spaudojau, pradėjau skaityti, kas vyko ten tą spalio mėnesį. Okay. Mhm. Tai jie visi susirinko tenai, paskui jie visi nuėjo į tą katedrą, tenai apsižiūrėti tų sienų jau, kur ten tas lobis galėtų būti. Ir jie ten bebūdami randa prigręžiotą skylių. Ir tos skylės yra centrinėje kriptoje, yra tam koridoriuke pereinant į tą kriptą, kur yra lobis. Ten tarp plytų, kiek mačiau, sistemingai yra prigręžiota tų skylių. Kada jos atsirado, kaip atsirado? Jie nežino niekas, kada jos ten atsirado. Ir čia yra man ant tiek keista, nes pro tą vietą eina daugybė žmonių, kiekvieną dieną vedamos ekskursijos ir niekas kažkodėl iš tų bažnyčios gidų nemato tų skylių.
Tai žodžiu, jie galimai patys ieškojo ir gręžiojo. Nu, nežinau, kas jas padarė, bet paskui, kaip aš jau išsiaiškinau, tai katedra buvo fotografuota, kultūros paveldo departamentas fotografavo visas kriptų sienas 2011 metais. 2011 jau yra tenai tos skylės. Tai tikrai čia ne Saulius, pabrėžtinai sakau, kažką tai gręžia, kaip kai kurie kalba. O jos jau yra fiksuotos. Tai kas ten gręžiojo, ar ten Lenkai gręžiojo, ar ten... Tai žodžiu, niekas tokių pretenzijų jau Sauliui nebeturi šiandien. Jau nebeturi. Okay. Tai va. Tai... Nu ir jie ten supanikavo, aš taip suprantu, ar kas ten atsitiko, nežinau. Kad jie įtarė, kad turbūt aš ten išgręžiojau ir čia reikia kažką tai jau dabar daryti, nes čia maža koks čia poderis, žinai, čia atėjęs su grąžtu, žinai, ieško lobių, žinai, sieną. Tai aš taip įsivaizduoju, kad buvo kažkokios tokios kalbos. Ir čia yra man labai keista, nes čia išsiskiria nuomonės. Vienoje vietoje aš matau, kad jie leidžia Dolinskui ir Striškai tenai tas skylės tikrinti ir ieškoti tos vietos. Kitose vietose aš matau, kad jie sako, kad ne, mes neleidom jiems tai daryti. Tai čia vat jau, sakau, turėtų... Na, tie žmonės kompetitingi tyrėjai nustatyti, kas čia ką pridarė toj vietoj. Bet faktas, kad buvo bent 2 kartus katedroje ieškoma šitos vietos jau be manęs. Ir antrą kartą ieškant, pasiėmus tą informaciją, to senuko, tą diską, kurį Saulius Sarcevičius Istorijos instituto davė šitiem bažnytininkam, mano diską įrašytą. Ir pasiėmus tą Lenkų ataskaitą, kurią aš dar tuo metu, ten 15-16 metais daviau pats šitai Maslauskaitei, direktoriai tuo metai Bažnytinio paveldo muziejaus. Tai vat paėmė šitą mano medžiagą, jie tiesiog klauso, nusistatinėja ir čia dar plus ir aš pats jau pradedu, nebegaliu kentėti, kad kur tas leidimas bus ir kada tai vyks ir matau, kad čia užakiniai dalykai vyksta. Tai tiesiog susirandu žurnalistę ir išdedu viską taip, kaip yra. Tai Rasa Karmazaitė Lietuvos ryte spalio mėnesio pabaigoje parašo didžiulį straipsnį per 2 puslapius su mano interviu ir su tuo, kaip aš tą lobį ten nustačiau ir kad jisai ten yra. Ten jau buvo detalizuota vieta. Taip, aš Rasai irgi mes nusileidžiam į požemius, Rasai parodau tą vietą. Yra nufilmuota tai, yra užfiksuota. Tai žodžiu, bažnytininkam nieko nereikėjo daryti, tik tai pasižiūrėti... Tai bažnytininkai nematė tos vietos, bet tai yra pagal tai, kad Rasa pasakė, kad jinai yra turistinė maršrutė ir aš ją mačiau tą vietą, nu tai to ir užteko, kad suprasti, kur. Jo labiau aš pats, sakau, su endoskopu pasakiau, kad aš per ekskursiją ten įkišau. Nu tai susivedus su tuo disku, reikėjo 3 kriptas viso labo tik jiem patikrinti. Tai 3 kriptų tikrinime, tu negali nerasti tos vietos. Jo labiau, kad viena atkrenta, tai yra Karalių kripta. Tai faktas, kad ten nėra. Tai dar 2 lieka, tai viskas. Tai rado tas skylės, ten pasižiūrėjo tas skylės paskui jau. Ten išlupo plytą, ten, kaip aš suprantu, ten kažkur toj vietoje, kur antra, kur zondą jau įvedžiau ir ten kažkaip išsiklybino ir tada jau pamatė tuos daiktus, ir viskas. Ir išėmė. Žodžiu, be reikalingų leidimų, be mūsų ten visų, sakau, aš su kultūros paveldo departamentu kalbėjau, tai sako, žinai, labai aiškiai buvo parodyta, kad mūsų smėlio dėžėje jūs nežaisit ir viskas. Nu gerai, tai dabar mes daeinam iki to, kas yra nauja ir ką yra Saulius sugretinęs. Pasirodo, ne viskas, kas yra išimta, yra parodyta visuomeniai ir yra inirtingai, žodžiu, aiškinama, kad jo, dabar yra tuose 2 filmukose ir keliose nuotraukose stop kadrus pasidaryti galima. Jie yra vienas iš jų yra mano Facebook'e, tas filmukas įdėtas, ten ant sienos galima susirasti, kas nori. Aš matau daiktus, kurių aš nematau tam protokole, kuris yra paviešintas KPD puslapyje. Tai yra 59 daiktai priduoti, yra suregistruoti, ar ne, ir lentelėje surašyta viskas, iš eilės jie aprašyti, bet tai, kas yra mano video ir tai, kas yra ten aprašyta, tai bent jau 3 daiktų aš nematau. Ir kogi ten nėra? Tai nėra vienos lentelės, balto metalo su palintais kraštais ir tokius išsikišimus turėjusius.
tos nėra, tai yra tas pirmas daiktas, kurį aš užfiksavau. Po to yra, nežinau, mastelio, kokio tai jisai dydžio, ar jis gali ir didelis būti daiktas, gali ir mažesnis, nes tas endoskopas vis tiek kreipia truputėlį tą mastelį, tu negali suprasti ten iš tikrųjų. Bet tai yra apvalas daiktas, greičiausiai auksinis, nes jisai visas blizgantis yra ir jisai apačioje turi kažkokį tai tokį kaip, nežinau, skylutės kažkokios, kažkoks toks, kažkas tokio. Tai iš tų visų daiktų priduotų 59, tai vienintelis apvalas daiktas yra Barboros tas valdžios obuolys, bet tai yra ne tas daiktas. Yra ne ta forma ir ne taip jisai atrodo iš tikrųjų. Tai kas tai yra? Kitų apvalių daiktų aš nematau šitam 59 sąraše. Kas tai gali būti? Tai gali būti skeptras. Būtų fantastika, jeigu tai yra tas, kuris buvo prie durų surastas sekančią dieną, ką pasakojau. Bet aš turiu teisę taip manyti iš tikrųjų, nes, nefiksuota viskas, nepadaryta, aš jo labiau ten prašiausi, kad tam atidarime aš dalyvaučiau ir buvo sutarta su departamentu, kad leis man ten matyti, kas bus išimta. Nes įtarimų, kad Vytauto didžiojo insignijos ten galėjo būti kartu su tom karūnom, tai čia sakau, ne mano vieno yra šita tezė, dar iki šito lobio suradimo. Ir Vytautas Urbanavičius apie tai kalbėjo, ir jisai netgi knygoje yra apie tai parašęs, kad kada surasim karalių daiktus, tai surasim ir Vytauto insignijas. Nuslėptas tarpukariu, suradus jo kapą, karalių kriptoje. Tai va, tai šitie dalykai man, sakykime, nežinau, dar pavasarį, dar aš taip dvejojau, dar čia su vienu kitu pasikalbu, sakau, kad aš ten biškį matau daugiau negu reikia. Čia tik šitie du daiktai ar dar kažkas? Trečias dar yra toksai, aš nežinau, ten labai panašu į kaulą, tai išlindęs iš laikraščių kauliuko, galas pats, ar ne, tai sąnarystas. Tai arba ten kaulas, arba ten galbūt kažkoks daiktas, jeigu ten ne kaulas, aš nežinau, bet tai yra jų pačių nuotraukoje įdėtoje į tą ataskaitą. Aš iš jų nuotraukos tai matau. Tai kas tai yra, jeigu jie rado tik tai kaukolę, kaip jie sako, tai ten tikrai ne kaukolės dalis. Tai kas tai yra? Tai ten daugiau buvo tų kaulų, taip išeina. O jeigu ten ne kaulas, tai tada kas ten yra? Tai reikia, o mes žinom, kokią kaukolę jie ten rado? Jie rado kaukolę su kažkokia tai smurtinė, čia įkirsta ją yra, va šitoj vietoje yra toksai randas didžiulis. Tai žmogus nužudytas. O kodėl jis ten įdėtas yra ir kas tai per žmogus, tai ten, kiek girdėjau, tai moters palaikai, tai yra moters kaukolė, ten 18-28 metų, tam tarpe mirusi, nužudyta. Apie tokią, ar šitą kaukolę, ar kažkokią panašią kaukolę, Lenkai yra rašę 2 dienos po kriptos atradimo, kad jie suradę yra kaukolę su įkirtimu. Tai ar čia šita kaukolė, ar čia susidubliuoja kažkokia informacija panaši, nežinau. Bet tą tokį teiginį, kad jie rado tokią kaukolę su įkirtimu, tai aš turiu. Laikraštyje buvo tai. Ir mes nežinom, kas tai per asmo galėtų būti. Kol kas ne. Nežinau, gal jau žino, gal tyli, nesako. Aš nežinau. Nei aš tų nuotraukų tos kaukolės mačiau kažkur tai daugiau, tai nepartoks, kas yra ataskaitoje, nei ten tyrimų jos išvadų, aš nežinau šito. Niekas man jų ir nepasakys, aišku. Tai Saulius neištvėrė ir kreipėsi į prokuratūrą, ką mes žinom. Tai aš kreipiausi į prokuratūrą, pasitaręs su teisininkais keliais, kad visgi, aš kaip pilietis negaliu užsimerkti į tą dalyką. Tai šitoj vietoj tiesiog, laukiam atsakymą, pažiūrėsim, kas čia bus. Nesinori, aišku, čia labai politikuoti, bet labai keista linija tęsiasi nuo 30 iki 25, kai kažkas nenori, kad visi artefaktai, žodžiu, būtų iškelti į paviršių, ir parodyti visuomeniai ir galų gale, Tai yra politika, reikia tą įsisąmoninti iš tikrųjų. Dabar įsivaizduokit, jeigu šiai dienai mes surandam insignijas, ar ne, Vytauto, pavyzdžiui, arba ne Vytauto ten, kokio nors kito, Švitrigailos, tarkim, arba Mykolo Žygimantaičio kokio nors, arba lentelę
kokia nors, kur parašyta, kad čia tas valdovas, ar ne? Tai reiškia, kad Lenkai surado tarpukariu. Ir kunigas tas paslaptis ten įdėjo. Tarp kitko, apie tą slėpimą irgi yra labai įdomu, tai kad kaip jie darė iš tikrųjų. Tai buvo 3 vietos, ar ne? 309, kada slėpė. Pirmą paslėpė lobyną patį. Paskui paslėpė šviestuvus, ten tuos žvakydės tas. Ir po to jau kunigas pasakė, kad suraskit man vietą tiem darbininkam 2, kurio tėvas buvo tas vienas iš jų. Kad suraskite man vietą, kur aš noriu dar 1/3 lobį sudėti, tai yra insignijas. Ir šitoj vietoj jie tik tai parodė tą nišą, o kunigas pats nunešė viską, sudėjo, ką jis ten norėjo sudėti. Tame tarpe ir tą kaukolę kažkodėl tai įdėjo. Ir tą vietą jisai pats užmūrijo ir tik paskui jau jie vėliau užtaškė ten su tuo betonu, ar ne? Tai žodžiu, ypatingai slapta kunigo operacija. Taip, kunigas ką sudėjo, jie nematė. Kodėl atskyrė šitą dalį nuo pačio lobyno, kodėl į lobyno visą krūvą neįdėjo, tengi puikiai dar vietos daugybė buvo. Va čia yra didžiulis klausimas iš tikrųjų. Nesinori čia į sąmokslus kažkokius lysti, bet kažkas čia keistai atrodo labai, nes o kam kunigui pačiam ten dėti ir mūryti? Tai jie ten visą tą darbą juodą padarė tada. Jiegi sumūrijo, ne kunigas tenai lobyną, kada suslėpė, o kodėl čia atskirta buvo. Tai ką ten kunigas sudėjo, tai niekas nematė. Ir dabar mes nepamatėm, žodžiu. Tai mes galim spėlioti, sakau, viskas yra ne taip padaryta, kaip turėjo būti padaryta. Ir iš to gimsta sąmokslo teorijos ir jos, sakau, jos bus amžinos, jos neužges. Nebent vieną kartą ir visiems laikam reikia viską išviešinti, parodyti ir kažkam turi užtekti, žodžiu, smarvės. 3 daiktus aš matau, o sakykime, kiek ten tų daiktų buvo. Nes man pavyko 3 užfiksuoti. O realiai, kiek ten jų buvo, kas ten, kiek jų dar galbūt ten dar daugiau buvo, ko aš dar nematau, nežinau. Tai čia tiesiog reikia suprasti, kad yra toj visoje operacijoje dalyvavusių žmonių, kurie toj naktiniai, žodžiu, operacijai, kurią atliko, žodžiu, dvasininkija. Visi yra žinomi, tai kiek jų ten 7, kiek jų ten buvo, tai visi yra žinomi. Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, valdovų rūmų direktorius, Gintautas Triška archeologas, kuris prakalė tenai, Mykolas Juozapavičius ekonomas, arkivyskupas pats, Karpytė, kuri fotografavo ten, tas nuotraukas ten matėte tokias. Turbūt ir viskas, tai kiek čia jų 6 viso labo. Tai 6 žino visas paslaptis šiandien. Gal ne visi 6 suprato, kas yra kas, žiūrėdami, ta prasme, į dalykus, bet... Tie 6 turėtų šiandien būti mažiausiai apklausti, mano galva. Ir jie nėra visi dvasininkai, tas met iš jų tik vienas dvasininkas yra, kaip suprantu. Taip. Tai realiai tas met bažnyčios inspiruotas šitas visas įvykis, kuriame dalyvavo civiliai atstovaujantis Lietuvos valstybei, žodžiu, valstybinės įstaigas, muziejus. Atstovavo tie, kuriuos pasikvietė arkivyskupas. Tai visi tie jo savi žmonės ten ir išėmė visą tai. 2 įstaigų, 3 įstaigų. Gerai, bet tas archeologas, ta fotografija, tai jie dirba arkikatedroje? Ne, tai Striška su Dolinsku dirba valdovų rūmų muziejuje. Iš šito muziejaus 2 žmonės buvo, 2 žmonės buvo Karpytė ir direktorė Bažnytinio paveldo muziejaus 2 žmonės ir ekonomas iš arkivyskupijos. Tai realiai visi pavaldus bažnyčiai. Principas taip, tai arba pavaldus, arba jo draugai, tų žmonių. Arkivyskupijos žmonių. Čia tikrai yra metamas labai toksai tamsus šešėlis ant mūsų dvasininkijos ir jinai tyli. Ir mes siūlėm jiems pakalbėti, žodžiu, jie visur siūlo savo piaršiką su visa pagarba kunigą, žodžiu, bet niekas iš tų, kurie yra buvę ten, nenori kalbėti. Ir niekur apie tai detaliai nenori pristatyti viso, žodžiu,
viso įvykių, visos eigos ir scenarius. Labai keista yra, kad žmonės taip pasielgia. Man nesuvokiama yra iš tikrųjų. Tai yra ne kažkokie tai kaimiečiai, kurie nesupranta, kas yra įstatymai, nesupranta tos sekos, eigos ar ne, tų leidimų visų svarbos. Visako, jie kažkodėl tai tą saviveiklą padarė, tiesiog kaip savo namuose išgriovė sieną ir išsinėmė viską. Tai Tam turi būti kažkokia priežastis. Tai jeigu ten rado kažką daugiau, gal ir žinojo, kas ten sudėta, gal čia tik aš toksai naivuolis, nežinau, kas ten bus. Žinau, kad insignijos turi būti, o daugiau, tai neaišku, kas ten bus. Tai turim, ką turim dabar. Tai šitoj vietoje aš noriu pasakyti, kad, kaip matot, Saulius nesnaudžia, toliau tęsia darbus, tai palaikom jį, žodžiu, visi, kas kaip galim, kas, žodžiu, bendraujam, viešinam YouTube, kas galit prisidėti prie Sauliaus veiklos, pas jį Facebook'e yra sąskaita, žodžiu, galima šitą padaryti, galų gale žmogiškai galit parašyti, galbūt pasiūlyti kažkokių, nežinau, paslaugų, galbūt su Saulium kažkas jam bus vertinga šitam kelyje, galbūt kažkas turi dokumentus kažkokius apčiuopę, žodžiu, kurių Saulius neapčiuopė, ar dar kažkokių versijų žinot. Žodžiu, mūsų Indiana Jonesas, Saulius Poderis, trečią kartą pas mus, kvočiam iš visų 3 pusių, žodžiu, jį. Sauliau, ačiū tau. Ačiū, kad pakvietei. Gerai, dėkui visiems, kurie žiūrėjot ir iki kitų kartų.